Šalom, sveiki visi, labas vakaras, mėlyjeji, smagu matyti jūs, tuos, kurios prisijungėt, siunčiu šalom į jūsų širdis, į jūsų protus, į jūsų namus ir jūsų šeimą Jėzaus vardu. Tie, kurie jungiatės pirmą kartą arba žiūrit šitą transliaciją per YouTube ar Facebooką, šalom yra turintis žodis reikšmę. Buvo atvejis, kada vienas žmogus parašė tokį ne postą, bet komentarą, kodėl negalite kalbėti savo kalbą. Kam tie šalom? Bet iš tikrųjų tai yra žodis naudojamas tarp tikinčiųjų žmonių, nes mes žinom, kad šalom yra ramybė jums nuo Dievo Tėvo per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Ir sutikit, tos ramybės mums reikia, kada mes gyvenam šitam pasaulyje, amen. Tad šalom, mėlyjei, siunčiu šalom jums, Jėzaus Kristaus vardu. O jūs priimat ir mes džiaugiamės, kad galim šitą ramybę džiaugtis ir gyventi ramybėje. Amen. Šį vakarą, mėlyjei, turiu tokį įdomų žodį, kas žiūrėjot, buvau topiką pasidalinus, atsiprašau už trukdžius, nes kažkaip tai nelauktai kompiuteris atsijungė, restartavosi, viską teko atnaujinti, viską teko su vyro pagalba per telefoną sujungti vėl. Technologijos ne mano sfera, tai not my passion. Viską padaro man vyras, nes jis irgi tarnauja ir tos tarnystės yra reikalingos. Bet visgi šitas žodis bus išlaisvintas ir pasieks kiekvieno širdį, kam to reikia. Nes Dievo žodis parašyta yra sėkla ir aš tikiu, kad jis pasisės ir duos vaisių greitų metų. Amen. Todėl, mėlyjei, greitai vakar aš vaikštau vėl savo mylimoj vietoj. Man patinka su Dievu bendrauti, kalbėtis, vaikštant gamtoj. Kada aš viena, kada aš tik ir Jėzus, aš ir jis. Ir mes turim pokalbį, mes turim bendravimą. Ir iš tikrųjų aš sakau Dievui, tu matai mano laiką, mano darbą, mano užimtumą. Nes esu žmogus, kuris turi šeimą, turi vaikus, kurie dar nepilnamečiai ir darbą. Ir ačiū Dievui už viską, šlovė Jėzui. Bet būna momentai, kada tu pavargsti. Ir tai yra normalu. Mes žmonės, kūne mes pavargstam. Ir tai yra normalūs jausmai, kada mes tiesiog norim pailsėti. Ir aš Dievui vakar sakau, Tėti dangiškasis, tu matai, aš nežinau, ar man bedaryt kažką, nes taip norisi ir pailsėti kartais, pabūti tiesiog su vaikais ir nieko nedaryt. Nes kas žinot, kas nežino, didžioji dalis pastorių, jie ruošiasi, o ypač mokytojai, tai jie ruošiasi, pas juos turi būti pasiruošta viskas. Bet Dievas įdomiai veda mane asmeniškai ir jis man prabilo. Prabilo ir priminė Dievo žodyje parašytus momentus, pasidalintus apaštalų. Nei vienas apaštalas neėjo pasiruošęs. Jie buvo paruošti Jėzaus, jie išmoko iš Jėzaus, Jėzus davė jiems valdžią, jie gavo šventosios dvasios patepimą ir sako, eikit ir kalbėkit žmonėms gerąją žinią. Ir jis davė valdžią, prisimenat, sako, jūs duodu jums valdžią, jūs išvarinėsit demonus, jūs gydysit ligonius, jūs įsakysit mirčiai trauktis ir visa tai vyks, stebuklai ir ženklai lydės jūs. Bet pirmiausiai eikit ir skelbkit, kad prisiartino Dievo karalystė. Tai yra mums visiems duota, sako, ir išmokykite visus. Tai, ką aš išmokiau jūs. Ir tai per kartas tas mokymas tęsiasi. Mes žinom ir pastebėm, kad daug mokymo yra iškreipta šiais laikais, daug dadėta, pridėta žmonių. Bet aš tikiu Dievo žodžiu ir norisi išlaikyti ten, kas yra parašyta. Nes aš šiandien ne apie tai, kad daug kas nebetiki išgydymais, nebetiki demonų išvarimais, nebetiki tais visais ženklais, bet aš tikiu 100% ir pati savo akimis mačiau ir tikrai tikiu ir pati buvau išlaisvinta Dievo jėgos ir mano vyras ir mano iš vaiko buvo realus išlaisvinimas mano aplinkoje, aš pats liudytojas esu tiek savo gyvenime,
kaip Dievas išlaisvino, tiek bažnyčiai vyko po tarnavimo, po maldos metu buvo irgi išlaisvinami vyko paskutiniu metu. Iš sesės Kristuje net su garsais, su tokiais reakcija, fiziniais pasireiškimais išėjo dvasios ir demonai. Todėl aš tai tikiu. Aš nenuliuoju Dievo jėgos. Aš tikiu Dievo jėga ir jeigu Jėzus tai pasakė, jis žinojo, kad tai vyks, tai bus, jūs susidursit su tuom. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad jie buvo apmokyti Jėzaus ir jie nesiruošė valandas, aš tikiu, prieš einant minias pamokslauti Dievo žodį. Jiems tai buvo duota. Ką kalbėjo Dievas jiems į širdį, tą jis perdavė. Ir kada aš vaikščiau vakar ir kalbėjau su Dievu, kaip aš tik tais jam pasiskundžiau, galim sakyti, pasisakiau, nežinau, nors aš žinau, man Dievas buvo davęs žodį pratesk, kiekvieną penktadienį daryk mokymus, kartais būna išimtis, mes renkamės maldai, arba esam buvę išvykę pailsyti su vyru, tiesiog būna tokios išimtis, bet Dievas sako, tai daryk, aš tai tau patikėjau, nesvarbu kiek žmonių, nesvarbu kiek peržiūrų, nes tos sieklos jos siejasi. Kažkas vis tiek gauna, kažkas įsijungs, kažkas gal po metų peržiūrės ir gaus žodį. Gaus pagydymą, išlaisvinimą, to, ko jam reikia, kam Dievas nori tam žmogui duoti. Bet aš prisiminiau, aš tikiu, Dievas man tai atvėrė. Nepasiruošimas svarbiau, bet svarbiau tikėjimas. Ir tai nereiškia, kad aš nesiruošiu nieką, man viskas vienodai, įsižioja ir žodžiai eina, bet tai reiškia, kad aš visiškai įeinu į Dievo poilsį. Aš sakau, gerai, tėti, sutinku, jeigu tu nori, valio, aleliuja, tada darom, bendradarbiauju. Aš įstojau į tavo darbo, okei, pasakyk, duok man žodį ir aš jį išlaisvinsiu. Ir aš tikiu, taip Dievas veikia. Kodėl tai aš kalbu drąsiai? Todėl, kada mes ruošiamės, labai taip dėliojamės, tai nėra blogai. Jeigu Dievas veda ruoštis, jis sako, tu turi ruoštis kokiai tai temai, kokiai konferencijai, kažkam tai ypatingai turi paklūsti Dievui. Bet būna išimtiniai momentai, kada tau nėra kada ruoštis, o Dievas nori vis tiek tave naudoti, per tave kalbėti. Ir mes, aš nepasiruošiau, dabar nedarysiu tarnavimų, nes man nebuvo laiko kada ruoštis. Dievas sako, nesvarbu pasiruošimas, svarbu tavo tikėjimas, leisk Dievo dvasiai kalbėti per tave. Ir kai aš vakar gavau tą žodį, man nurimo širdis ir sakau, gerai, viskas okei. Nes aš pastebėjau, kad jėga ir galybė dažniausiai pasireiškia, kada nei tu pasiruošęs, nei tu savim užtikrintas, tu gal savim išvis nepasitikė. Ne tose momentuose Dievas ieško ne savęs, savo pasitikėjimo, bet tikėjimo, kad Dievas darys savo darbą, duos žodį tokį, koks jam patinka. Galbūt paprastas, galbūt 100 kartų išgirstas, galbūt tenais nieko ypatinga, bet Dievo jėga jinai paliečia, jinai keičia per tą paprastą žodį. Todėl, mėlieji, paruoškit širdis, paruoškit save, priimk Dievo žodį, nes Dievas yra gyvas ir jis nori jums duoti šiandien pastiprinimą. Amen. Ir tema būtų šį vakarą toks naujas ciklas, naujas naujutėlis. Ir aš pasidalinau, ką Dievas įdėjo man į širdį. Taip pat aš jums perskaitysiu, kad teisingai, kaip aš užrašiau. Ir tai bus ne vieno penktadienio, bet paeiliui eisim. Tiek, kiek Dievas duos. Iš stiklo pašauktas gyventi pergaliai. Ir tema bus susidūrimas su baime. Ir kas iš tikrųjų yra baime, su kom jūs iš tiesų susidūrė. Ar su tai tik jausmai, ar tai yra persona, asmuo. Kodėl tas ciklas? Todėl, kad aš tikiu, ir esu užtikrinta ir įsitikinusi, kad Dievas pašaukė mus vaikščioti pergalės eisenoje ir turėti gyvenimą pergalingą. Ką tai reiškia? Ne loserio, ne pralaimėtojo, ne tokio, uodegos, pabaigos, atsilikusio kažkur toli, tarsi atskirto nuo Dievo palaiminimo, bet gyventi užtikrintai pergalingam gyvenime. Kodėl? Todėl, kad Jėzus Kristus, jis ir tik jis
mirė, praliejo kraują ant kryžiaus, per kraują ir kryžių, parašyta, iškovojo mums pergalingą gyvenimą. Ką tai reiškia? Kad jis vietoj mūsų paėmė mus, mes nieko nedarėm, visiškai, net piršto mažojo nepajudinom, bet Jėzus mums dar buvo nuodėmiai buvusiems, dar kada nusidėjėliai vaikščiojom tam pasaulį, jis jau tada, daug metų atgal, dar net nebuvo mūsų. Jis mums tą pergalę jau iškovojo. Kaip? Mirdamas už mus ir prisikeldamas Dievo jėga ir galybė. Nes Dievo žodyje parašyta, Dievas kalba, kad Jėzaus Kristaus auka, Jėzaus Kristaus krauju jūs esate atpirkti iš šito pasaulio. Išplėšti, teisingiau pažodžiu, iš šito pasaulio kunigaikščio, tai yra velnio rankų amžinai išplėšti, atskirti. Dar kitaip, kada mes vardinam šventieji, aš patapau šventas, nes manyje apsigyveno šventas Dievas, šventas Jėzus, šventoji dvasia. Dievo žodis mato mus šventais, šventieji, šventieji, išrinktieji, atskirtieji, šventieji. Šventas išvertus dar reiškiasi atskirtas. Atskirtas kam? Atskirtas iš velnio kunigaikštystės, velnio karalystės, atskirtas Dievui. Dėl jo misijos, jo darbams, jo paskirčiai kiekvienam asmeniškai, kaip Dievas veda, jis atskyrė mus. Nuo to momento, kada mes priėmėm išgelbėjimą, tikėdami širdimi, kad Jėzus yra Dievo sūnus, kad jis yra Dievas tikras, gelbėtojas, miręs už mus ir prisikėlęs trečiąją dieną, gyvas, sėdintis Dievo dešinėje, ir mes išpažinom Jėzų savo gyvenimo viešpačiu, prieš tai atgailavę, pripažinę, kad mes nusidėjom, aš tikrai maištavau, aš susipykęs buvau, susipykus su Dievu, aš prašau atleidimo, aš jį priimu per Jėzų Kristų, nes aš tikiu, kad Dieve tu atleidi man ir aš išpažįstu Jėzų savo gyvenimo viešpačiu, prie to pakviečiu jį, Jėzau ateik į mano gyvenimą, į mano širdį, į mano šeimą, į visas mano sferas ir viešpatauk tu. Kodėl tai yra svarbu pasakyti viešpatauk tu? Nes prieš tai viešpatavo šėtonas mūsų gyvenime. Jis turėjo jėgą, galę, priėjimą viešpatauk. Jautėm tai ar nejautėm, bet visi praėjo mažiau ar daugiau kažkokius tai dalykus. Nei vieną iš jūsų norėjo velnias jau senai nužudyti, bet jūs gyvi. Ir kodėl? Todėl, kad Dievo planuose jūsų gyvenimas nebuvo tada mirti. Dievo planuose jūsų gyvenimas yra daug ilgesnis. Dievo planuose jisai turi jums patepimą, jis turi jums pašaukimą, jis turi jums dovanų dvasinių, su kuriomis jau gimėt šitam pasauly, jau jos gimė, jūs gimėt jau su jomis. Ir Dievo planuose jūs esat jau išrinkti atitinkamai misijai, funkcijai Kristaus kūne. Kiekvienas be išimties. Nėra nei vieno, kuris priėmė Jėzų Kristų, kuris būtų išmestas iš tos funkcijos. Visi esam pašaukti į Kristaus kūną, tai yra į bažnyčią, atitinkamas bažnyčias, bet į Kristaus kūną bendrai. Ir kiekvienas turim atitinkamą funkciją Kristaus kūne. Funkcija. Pasakyk, aš turiu funkciją Kristaus kūne. Ir Dieve parodyk man, kuri jinai yra. Kur ta mano funkcija, nes aš noriu funkcionuoti jau Jėzaus vardu. Kada jūs prašysi, Dievas duos, ateis laikas, jis jūs paskirs. Ir tai įvyks, amen, nes trokštančiam Dievas duoda. Jeigu netrokštai, nenori, tu nori tik tais pasėdėti, paklausyti ir nieko nedaryti, Dievas ir neduos. Kodėl? Todėl, kad Dievui patinka žmonės, kurie nori, kurie priima atsakomybę už tai, nes supraskit, funkciją atlikti reikalinga atsakomybę. Mes negalim šiandien noriu, rytoj nebenoriu. Vieną kartą noriu, kitą kartą nenoriu. Tai yra atsakomybė. Ir kad norėti tą funkciją atlikti, reikalingas supratimas, kad tu neši atsakomybę už tai. Tai nėra pavieniui vienintelis vienakartinis užmojis arba vienakartinis noras. Vieną sekmadienį užsimaniau bažnyčioje atlikti funkciją kažkokią, o kitą jau nebenoriu atlikti ir žmogaus nėra.
Dievas nepatikės tokiam žmogui nieko tol, kol jis ta prasme, nesusisėdės, ta prasme, nebus pastovus. Pastovumas būtinas, bet mes matom dabar žmonės, jie nepastovus, jie laksto iš vienos vietos į kitą, jie laksto nuo vienos tarnystės į kitą, neranda niekur savęs. Ir tai yra problema. Tai ne velnias, tai ne pastoriai, tai ne bažnyčios žmonės, tai yra pats žmogus. Jis kažkur klaidžioja, kažko jam trūksta, o trūksta tau tik tais bendravimo su Jėzumi ir intimumo. Kuo daugiau artinės prie Dievo, tuo daugiau nurimsti, tuo daugiau sutinki su juo, ten, kur jis tave veda, sakai gerai, aš sutinku, nes viso, ko noriu, patik tau, man nerūpi, ką žmonės galvoja, man tas pats jų nuomonės, ką jie masto, ką jie sako, man svarbiausiai, kad tu Dieve, tu nori, kad aš ten būčiau, vadinasi, ačiū Dievui, aš noriu padaryti tai, ką tu nori, nes aš vaikas myliu tave ir aš noriu padaryti tau paklūs, ne žmogui, ne jo nuomonėms, ne jų reakcijai, ne jų žodžiams, ne jų pasiūlymams ar kažkokiems taip patarimams, bet tėčiui, kuris mane myli, kuris išsirinko, jis sako, čia ir gerai, viskas gerai, galbūt man nepatinka, galbūt man netinka, galbūt ten toli, galbūt ten negerai, bet aš sutinku, tėti dangiškasis, nes aš tikiu, kad jeigu tu ten nori, kad aš būčiau, reiškia, aš ten ir būsiu. Bet jeigu Dievas sako, išeik iš ten ir eik ten, aš paklausiu irgi. Amen. Ir jūs esat svarbus, bet šiandien kalbėsiu apie baimės. Daugelis praeinam kažkokius etapus, kada apima baimės. Vienus mažiau, kitus daugiau. Ir mano gyvenime jų irgi buvo, bet aš galiu pasakyti skirtumą. Jų buvo daug daugiau tada, kada aš gyvenau įtikėjus, pasikrikštijus, bet neturinti santykių su Dievu. Jų buvo daug daugiau negu dabar. Baimė, pati baimė, jausti baimę yra iki atitinkamo lygio natūralus jausmas žmogaus. Pavyzdžiui, galim jausti baimę, jeigu automobilis, kaip pavyzdys, labai lekia greičiu dideliu ir jūs keleivis, jūs ne vairuotojas, keleivis, jūs galit jausti natūralią baimę, ne panišką, ne kažkokią kitokią, bet natūralią baimę greičio, kada labai greitai, kad tiesiog neužsimušni, bet jinai nėra tokia paniška. Kita baimė, pavyzdžiui, nebėgsit per gatvę kaip pavyzdys ir vienoda, jeigu Dievas norės mane perkels, jis mane saugo, tai žinoma, kad užmuš mašinas skries ir jūsų nebėra. Tai negundik Dievo, Dievo žodis parašyta, negundik Dievo, nedarykim tokius išbandymus, kad parodyt, kaip velnias pasakė Jėzui stokis ant želmens, ten krisk ant žemės, juk parašyta, angelai saugos, kad akmens į koją neužsigautum, ten nešios tave. Ir jeigu kai kurie galvojat, kad šoksit iš 5 aukščio ar 9 aukščio žemėn ir galvojat, angelai saugo, tai gali plept ir blynas ir nieks niekur, nes tai yra gundimas Dievo. Dievas davė mums išminti, sveiką protą ir mes ją turim, ačiū Dievui. Bet yra atitinkamos baimės, pavyzdžiui, aš nešokčiau iš aukšto ir nebėgsi per gatvę, kada eismas didelis, tarsi perneš tave ten ir kažkokiais tai pavyzdžiais. Tai yra tokios natūralios. Arba, pavyzdžiui, iš orkaitės traukt maistą, nepasiėmus kažkokios tai apsaugos pirštinių specialių ar rankšluostėlių, kad nenudegt piršto. Mes turim. Tai yra jau mums įdėta natūrali baimė, kuri nėra paniška, jinai tiesiog sauganti mūsų kūną, mūsų organizmą. Bet yra baimė tokia, kada jinai prisėlina, kada jinai apima visą kūną ir netgi paralyžuoja mąstymą, liežuvį. Praktiškai tu negali mąstyti logiškai, kalbėti tikėjimą, tu net miegot negali ramiai. Ir aš patyriau tokius momentus ir buvo vienas momentas, jau esu liudijus, kaip mes gavom, kai gavau iš namo savininko, ne dabartinio, o praėjusio savininko,
tokį skambutį, kad mes ruošiamės parduoti namą ir jums teks tiesiog išsikraustyti. Ir nuo to momentu, kada aš gavau tą skambutį, man pradžiugo širdis, aš sakau, viskas gerai, galbūt mes nupirksim tą namą. Ir toks aš dar dainavau prie jūros, šlovinau Jėzų, ramybė, džiaugsmas, aleliuja. Ir kažkokiu tai grįžtu namo ir balsas realybė. Ir aš sakau, vyrui pasidalinau. Ir mes pradėjome eiti kelią, dokumentus, tiesiog tvarkytis, kad galėtumėm nupirkti tą namą. Mes sakom, vis tiek gyvenam jame, mes ten gyvenam 4 apie 5 metus. Buvo sakyta, kad niekada šitas namas bus neparduodamas, nes jis tiesiog neplanuosia parduoti, ten vaikam paliks kažkas tai tokio. Ir mes ramiai savo gyvenam, nuostabus savininkai, labai gerai sutarėm, nuoma maža, viskas puiku. Ir gaunasi, kad gaunu tą žinutę, perduodu vyrui, pradedame į procesą, sakom, nupirksim tą namą, vis tiek gyvenam. Žinoma, tas namas nesvajonių namas, jis tiesiog namas, kuriame gali gyventi. Tiesiog. Ir mums pasako praktiškai neįmanoma pagal pajamas, pagal vyro uždarbį, aš tada nedirbau, viską kaip bedėliotum, santaupų daug neturėjom, viską kaip bedėliotum, to namo mums įpirkti neįmanoma, netgi kainą mums nuleido, neįmanoma. Ir nuo to momentu man prasidėjo tas loginis mąstymas, tas šėtonas prisėlė, tai realybė, dabar kažkur kitur ieškoti namą, o namų nebuvo tuo momentu nuomoti. Tiesiog toks momentas, kada nebuvo jų daug, o nesinori kažkur į kitus miestus keltis. Tiesiog mokyklos, viskas, darbai. Ir aš pradėjau ieškoti, kainos labai didelė su tuo, kiek mes mokėjom už šitą. Ir viskas susidėjo taip, kada man atėjo realiai baimė. Ir galvoju, ką mes darysim. Ir netgi dabar aš pamenu, mes važiavom kažkur su vyru ir mane apėmė netgi panikos jausmas. Tu praktiškai tokio nebuvau išgyvenus, ištarsi niekur. Ir tai įvyko kodėl? Todėl, kad aš leidausi velniui apgauti mane. Kada jis pradėjo kalbėti, man šnibždėti, realybė, namų nėra, namai brangus, kur jūs dabar eisi, dabar tiek daug mokėti reikės, automatiškai tada iš šeimos mažiau belieka. Suprantat, finansai, kada tu nesi milijardierius, tu tiesiog dėlioji viską, tu suvoki, kad kažkur tai ir dar važinėtis, teks vaikus į mokyklas vežti, automatiškai laikas, kūras, viskas susidėlioja. Ir visa tai susidėjo. Ir aš pradėjau, miegi ir prabundi ir tau tokia baimė apima. Ir kodėl tai atėjo? Todėl, kad aš tuo momentu neišstovėjau tvirtai tikėjime. Aš tikėjau Dievu ir aš dabar tikiu Dievu. Bet toks, kai būna, aš tikiu, bet visgi abejoju. Visgi norisi savo rankom kažką padaryti, kažką nuveikti. Tu suvoki, kad Dievui neįmanomų dalykų nėra, bet tas suvokimas, tos žinios, jos kaip ir tu žinai, bet tu praktiškai jų negali priimti. Tu bandai savo jėgomis kažką daryti. Reikia kažką daryti. O Dievas jis norėjo, kad ramume ir pasitikėjime laukčiau. Kažkam atrodo kvaila laukti ir nieko nedaryti. Dievas tik nori, kad tu ramume ir pasitikėjime lauktum. Kodėl aš tai kalbu drąsiai dabar? Todėl, kad Dievo planas visada geriausias. Mums atrodo, mes imtumėm kažkokį paskutinį variantą, kad tik. Bet Dievas sako, ne, aš nenoriu, kad mano vaikas pasimtų tą paskutinę, aš noriu, kad mano vaikas turėtų geriausiai. Amen. Ir tuo momentu, kada aš supanikavau, ačiū Dievui, viskas praėjo, paskui atėjo ramybė. Tuo momentu, netgi tada, kada aš tabalavau, tame abejonėse, tam tikėjime, netikėjime, tokie, kaip bangos, sviruojančius, tikiu, nebetikiu, tikiu, bet kaip ir tikiu, bet vis tiek. Tada Dievas darbavosi dėl mano ir mano šeimos gerovės. Ir mėnesio eigoje mes gyvenam tam name, niekas mūsų ten nekriausto, taip greitai nieks jų neparduos, tokia ramybė, tai viskas ok. Ir kažkur per tą laiką man parašo moteris,
Tai gyvas liudijimas, mėlyje, paprastas, bet jis yra tikras. Parašo moteris, nepažįstamas man, nepažįstamas numeris ir sako, aš girdėjau, kad jūs ieškot namo. Sako, mes tokia situacija, iš mūsų namo nusipirko žmonės, jie įsikriaustų ir bus laisvas namas. Ir žinot, kokioje vietoje? Tas namas buvo šalia tame pačiame steite, tame pačiame toj pačioj gatvėje. Mes gyvenom numeriam 3, numeris 3 buvo, o tą namą, kuriame dabar gyvenam, ačiū Dievui, yra numeris 1. Tai mes persinešim daiktus per vieną namą, tiesiog pėstute, visiškai šalia. Ar galėjau aš pamastyti, kad tai bus? Nebuvo net minčių, todėl kad tie žmonės, jie nuomavo šitą namą. Jie nuomavo, bet gavosi tokia situacija, kad kitą namą, kurį buvo nusipirkęs jauna šeima, gavosi taip, kad jie išsiskyrė ir tas vyras, jisai tiesiog nusprendė, ta moteris išėjo nuomoti, o tas vyras nusprendė tą namą parduoti. Ir kaip nusprendė parduoti, kitoj pusėje gatvelės, mūsų šalia visiškai irgi, tie žmonės nupirko tą namą ir šitas, kurią mes gyvenom, tiesiog atlaisvėjo. Ir man parašo, aš kadangi buvau kalbėjus kaimynams, kažką užsiminus, tai pasklido ir tiesiog ta moteris sako, jūs norėtumėt. Dėl mūsų išremontavo, šviežiai viską išdažė, kilimus išklojo, įleido anksčiau laiko, neprašė depozito, neprašė nuomos, tiesiog pasakė, kada jūs susidėliosit, kada jums išeis, tada ir susimokėsit. Ir šitaip mes perėjom į geresnį, žymiai, negu gyvenom anksčiau. Ir aleliuja, šlovė Jėzui. Ir aš su drąsa galiu kalbėti jums, kad netgi tada, kada jūs bijot ir sviruojat, Dievas visgi darbuojasi jūsų geroviai. Mes žinom, kad Dievo žodėje parašyta, ten ne mano sviruojantis, ką nors gausias iš Dievo, abejojantis. Bet visgi aš tikiu, kad yra momentai, kada Dievas mato mūsų situaciją, jis taip myli savo vaiką, kad dėl jo vis tiek darbuojasi ir sako, aš parodysiu tau savo šlovę, kad tu galėtum liudyti kitiems ir pakelti kitus, kad kitas nedvėjotų, bet pasitikėtų. Sako, nors per vandenį ir per ugnį eisi, aš nepaliksiu tavęs, aš būsiu su tavimi, aš tavęs nepaliksiu, tu esi mano vaikas ir esi pašauktas į visus palaiminimus, kuriuos aš esu tau paruošęs. Prisimenat Abraomą? Dievas prakalbo jam, senatvėj, žiloj senatvėj būnant, tavo palikuonis bus kaip dangaus žvaigždės. Tada jisai nusijuokė, galvoja, man seniui, toks malonumas, džiaugsmas, tą patį Sarą. Bet jis priėmė, sako, gerai, jeigu tai taip nori, aš tikiu, kad tu tai gali padaryti. Ir žinom, kad Abraomas buvo palaimintas žmogus Dievo. Ir mes visi esam Abraomo palaiminimuose, ta prasme, tie palaiminimai, Abraomas, kurios turėjo, mes visi į juos esam jau įžengę. Amen. Visi iki vieno. Tik tais mums, kai kuriems trūksta tikėjimo ir pasitikėjimo. Tai yra raktai, kurie atidaro duris į tą storage house, kai būtų atrakini raktas pasitikėjimas ir tikėjimas Dievu, atrakinu duris į palaiminimus, į visą aprūpinimą, į jo malonę, į išgydymą, į laisvę, į naują lygį, į tarnavimą, į daug dalykų, kurių Dievas mums yra paruošęs. Žinoma, yra atitinkamas laikas, atitinkami kambariai, Dievas laiku savo duoda tos raktus, laikas nuo laiko, nes mes esam augantis dvasioj. Kada kūdikis yra vienai, paaugi kitaip, atsakomybės didėja, visi tie išbandymai keičiasi ir daug dalykų. Ir todėl nėra taip, kad iš karto, todėl kad Dievas nori išlaikyti santykį su mus, nes įsivaizduojate, jeigu viską iš karto išlies jums, jūs pamiršite Dievą, maudysitės tose palaiminimuose, piniguose, visais tai dalykais, jums į Dievo nebereikės. Bet Dievas žino, kaip ir kokiu būdu. Amen. Todėl, ką aš noriu pasakyti? Noriu tom pasakyti, kad ir kokios baimės ir abejonės jūs apima, visada žinokit giliai širdį, kad Dievas darbuojasi dėl jūsų gerovės. Jis ne tas Dievas, kuris palieka mus.
Jis pažadėjo, sako, aš būsiu su tavimi. Aš tavęs daugiau niekada nepaliksiu, nes tu esi kraujo kaina Jėzaus atpirktas ir esi mano. Tu esi mano. Ir aš noriu būti su tavim, aš noriu padėti tau. Kai kuriems Dievas kalba, nustok savo rankomis ir jėgomis kovoti. Atiduok šitą kovą Dievui, nes jis laukia, kol tu pasiduosi jam ir pasitikėsi. Kada mes žiūrim Senąjį testamentą, mes matom, kiek žmonės bijojo, buvo visokių baimių, buvo visokių abejonių, buvo visokių dvejonių. Vienintelis kaip faktorius ir realus faktas, izraelitai, kad neįžengė Dievo žmonės į pažadėtąją žemę, buvo dėl to, kad abejojo Dievu. Jie matė tokius ženklus, kurių mes dar nematėm, jie matė tokius stebuklus ir tokį aprūpinimą, ten mana krito iš dangaus, jiems sako, rūbai nesusidėvėjo, nei avalynė per 40 metų, ant kokia buvo Dievo malonė išlieta, bet visgi žmonės nukreipė savo akis į kitus dievus, jie visgi dvejojo, abejojo, murmėjo, keikė Dievą, nepasitikėjo, norėjo grįžti į seną, tai kitas būtų kita tema, kitas pamokslas, ir neįžengė, neįžengė, nes pasakė Dievas, neįžengs jie tik dėl to, kad jie tiesiog ne vieną kartą klydo ir ne vieną kartą murmėjo prieš mane. Bet mes per Jėzų Kristų jau esame įžengę ir mums murmėjimų nebeturi būti. Nei vienas niekada nesakykit Dievui, kodėl taip ilgai, kodėl tu man neatsakai, kodėl taip ir taip, kiek aš čia ilgai turiu laukti. Pasitikėk Dievo laiku. Dievas dėl tavo gerovės kažko tai neduoda tau. Dabar mes nesuprantam, dabar tu nesuvoki, nes tu labai to nori. Vienas pastorius gerai pasakė, kaip kartais Dievas nori ne tau duoti, ko tu nori, bet ištraukti iš tavęs tą norą. Dievas ne tik kiek nenori tau kažko duoti, jis nori tau duoti kažko, bet kartais tas, ką tu nori, visiškai nėra reikalinga tau. Dievas nori santykio su tavim, Dievas nori, kad tu būtum su juom, nes jis žino, jeigu kai kuriems aš kalbu, kai kuriems, ne visiems, kai jis žino, jeigu aš duosiu to, ko tu labiausiai dabar nori, aš tiesiog prarasiu tave. Dievas praras tave. Tu pamirši Dievą. Dabar gali sakyti, oi ne, bet Dievas žino, todėl kai kuriems kažko ir neduoda. Geriausiai prašyti Dievo ne tai, kad tu duok man šito, ko labai labai reikia, bet patrauk šitą troškimą iš manęs. Patrauk jį iš manęs, jeigu tai yra ne tavo, tiesiog patrauk jį, išrauk jį. Aš noriu norėti tik tavęs, noriu būti tik su tavim ir noriu tikėti tavim ir pasitikėti tavim. Nes Dievo žodis aiškiai kalba, kad tie, kurie ieško jo veido, jo karalystės, jo teisumo, teisingumo, tiems aprūpinimas jau yra. Jis able, ta prasme, jis ateina, ne tokiu būdu, kokiu Dievas nori atnešti. Nes sako, tie, kas ieško Dievo, pirmą ieškokit Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita, ko jums reikia šitam sezone, bus pridėta ir Dievas žino, ko jums reikia ir jis pridės. Amen. Ir dėl tų dalykų, tų lūkesčių, troškimų, norų, kada neįvyksta, kada kažkas keičiasi, kai kartais irgi ateina baimės. Nes mes kartais galvojam, norim šito, norim ano. Neįvyksta, gal kažkas darbus praranda, ten planai buvo dideli, ten įsigyti kažkokius tai daiktus, kažkokius tai didelius gal namus, darbas prarastas, kažkas vyksta gyvenime ir ateina baimės, kaip bus, kaip gyvensim, kaip susimokėsim. Būna, kad skiriasi šeimos, būna ir taip, būna ir tarp krikščionių, kad, pavyzdžiui, vienas tikintis, kitas netikintis, gaunasi, kad šeimas skyla, skiriasi, vėl žmogus panika, ypač moterim, kaip gyventi, iš kur pragyventi, kaip vaikus išlaikyti, iš kur pajamų gauti ir ateina baimė. Ir aš noriu pasakyti šitas momentas, iš pradžių tai yra baimė kaip ir toks natūrali reakcija, bet jeigu mes leis žmogus ilgai tame jausme būti, momentų, kada mes galim ir nepajusti ir nesuprasti, gali įeiti baimės demonas ir užvaldyti. Tai yra svarbu suprasti, kad mes ne
šitam jausme neįprastumėm, kaip pasakyti, gyventi su tom ilgai, suvokdami, kad tai gali būti atviros duris įeiti dvasiai, demonui baimės ir iš tikrųjų įeiti. Iš pradžių tai neįeina, kada vyksta kažkokie ta dalykai, bet jeigu mes nuolatos pradeda žmogus nemiegoti, pradeda toks stresas apimti, baimės demonai nori įeiti per sapnus, košmarai pradeda sapnuotis, kažkas ten bėgi, kažkas vejasi tamsoj, kažkokios ten situacijos, katastrofos, netektis sapne, baimė jau nori įeiti tavo gyvenimą ir reikia iš karto sudrausti savo lūpomis tikėjimu Jėzaus vardu. Aš įsakau, baimės dvasiai išeik tučtojau Jėzaus vardu. Tai įvyksta, jeigu žmogus leidžiasi tose jausmuose. Jūs turite iš karto pagauti, jeigu ateina baimė, bet kokia. Finansai, sveikata, šeima, dėl vaikų, kažkas dėl vaikų, ten gal vaikas vyresnis, išeina naktim, kažkur jisai netikintis, pasaulietis, baimė, nemiega. Jūs turit suprasti, kad Dievas sako, savo teisėjam duoda ramų poilsį. Jeigu jūs neramus, vadinasi, kažkas vyksta dvasiniam pasaulyje, kažkas vyksta. Sudrauskit tą dvasią baimę, sakyk, pašol von, sudraudžiu Jėzaus vardu, baimės dvasia šalin. Dievas tėvas kalba, kad teisysis miegaus ramiai. Aš priimu ramų miegą ir tiesiog einu ramiai miegoti. Aš skelbiu Jėzaus kraujo apsaugą ant savo sūnaus. Aš dėkoju Dieve tėvą, kad tu saugai jį, nors jis ir netikintis, bet Dievo žodis kalba taip. Kada jūs esat įėję į dangaus, įėję į Dievo karalystę, jūs esat jo vaikai. Dievas tokia Dievo malonė, kad netgi sako, aš palaiminau tave, galbūt vienas tikintis šeimoje, esi vienas tikintis, aš palaiminau tave, kadangi tu esi palaimintas, tu esi šviesa, tu esi mano, aš taip tave myliu, kad tavo artimuosius, kuriuos tu myli, irgi tie palaiminimai krenta ant jų. Ir kaip tik, kad tai atsiskiria nuo tavęs, atsiskiria tie artimiai, pavyzdžiui, įsiskiria žmonės, netikintis, įsiskiria. Ir nutrūksta, tie palaiminimai nutrūksta, netgi apsauga pasitraukia. Tol mes, tie žmonės su jumis, kurie yra dar netikintis, neįtikėję, dėl jūsų buvimo ant jų krenta irgi palaimintas. Prisimena Dievo skrynę, Dievo įsakymų skrynę, ten padėjo Dovydas vienose namuose, čia irgi kita tema. Ir sako, 3 mėnesius laikė, jeigu neklystu, sako, palaiminimai, tiesiog dideli palaiminimai tai šeimai. Kodėl tai kalbama Dievas pas mus ir kur mes judam, kur mes esam, tie žmonės palaiminti. Pavyzdžiui, jeigu jūs darbe esat, dirbat darbą, su tais kolegom, kurie šalia jūsų, jie palaiminti dėl to, kad jie yra su jumis kartu toje atmosferoje. Jeigu šeimoje yra netikintis, jūs nepergyvenkit visiškai. Jūs tikėkite, pasitikėkite Dievu. Yra momentas, kalbėkit Jėzų Kristų. Melskitės už juos, laiminkitės juos, būkit šviesa jiems, darykit gerą jiems. Jeigu jumis ir skaudina, vis tik daryk gerą jiems, atleisk, nemurmėk, neatsikalbinėk. Geriau romume, tiesiog. Ir pasitikėk Dievu. Dievui nėra neįmanomų dalykų, jis viską gali. Bet velnis jis ateina ir meluoja. Ir atneša baimės. O vyras neįsigelbės, o vaikai neįsigelbės, į pragarą nueis. Ir tokia panika. Esu girdėjus ne vieną kartą, kaip įtikėjo žmogus, praėjo kuris laikas, jis daugiau pergyveno dėl savo vaikų. Kad dėl jų kad neįsigelbės. Tai yra normali reakcija. Mes visi turim tą troškimą, kad įsigelbėtų. Tai yra normali reakcija ir teisinga. Nes aš tikiu, kad tai yra iš Dievo įdėta mums, tas troškimas. Bet mes neturim visą save pavesti, tik tais pergyventi, kad mano vaikai pragarą nueis, o mano vyras viena žmonai pragarą nueis, o ten dar kažkas. Mes tiesiog pavedam Dievui. Dieve, tu matai situaciją. Aš trokštu, aš noriu, kad jie irgi nepražūtų. Prašau, kalbėk jiems, kaip tu nori. Jeigu per mane negirda, atsiųsk savo pagalbininkus, tegul jie sėja tą žodį į jų širdį, suminkštik tas akmeninės širdis, paruoš dirvą jų širdise, kad tas sėklai kristų. Nes aš pasitikiu tavim. Tavo žodis sako, įsigelbėsi tu ir tavo namai. Nors aš nematau, nors net prošvaiščio nematau, priešingai netgi. Bet aš tikiu tavo žodžiu. Todėl
ramybei, aš noriu santykių su tavim. Tau reikia nefokusuotis, kiek jie ten pražus, nepražus, tau reikia vienintelio siekti pažinti Tėvą dar labiau. Užmeskst intimumą santykių su juo labiau ir viską Dievas sutvarkys. Kaip? Kuo daugiau tu Jėzuje Kristuje, tuo daugiau šviesos tavy, tuo daugiau tau keitiesi, tuo daugiau žmonės mato pokyčius. Aš šiandien važiavau namo ir sakau, Dieve, mes visi norim stebuklų, mes visi norim ženklų, mes visi norim matyti jų, mes norim, kad kiti matytų juos ir patikėtų. Bet Dievas man prabilo taip, aš tikiu tai Dievas. Nes kartais galvoju, ir žmonės būna su negaliam, ir su lygom, ir galvoju, aš kada, kur, aš kam kažką galiu daryti, aš pats toks netobulas, dar ir sergantis, kaip aš galiu kalbėti, kad Jėzus išgydo, jeigu aš pats neišgydytas, juk pasakys, tai va, pažiūrėk į save, žinai, tu čia, tavo ale gyvenimas toks geras su Jėzumi, pažiūrėk, kaip tu gyveni. Bet Dievas man prabilo, kad esmė ne tame, tu išgydytas, ar kaip tu gyveni, turtingas tu ar ne, bet kiek tavyje yra tos šviesos, kiek yra tavyje meilės, kiek yra tave romumo, kiek pas tave džiaugsmo. Visi tie dalykai tai yra vaisiai, tai yra Dievo šventosios dvasios vaisiai. Tai ne pinigai, kad tu ten galbūt gyvenai vienokį gyvenimą ir dabar turtingas. Ateikit visi pas Jėzų, nes aš, pažiūrėkit, buvau vargšas, o dabar turtingas. Mes Jėzų nepristatom kaip, žinot, tokį, kad priimk Jėzų, nes jis duos tau turtus, finansus. Tai visas pasaulis turbūt ateitų. Dėl pinigų, ne dėl to, kad pažinti Jėzų. Ne dėl jo kraujo, ne dėl jo kryžiaus, ne dėl amžino gyvenimo, o dėl pinigų. Tai būtų iškreipta Evangelija, todėl mes ir nebijokit kalbėti, kada esat duobėj Jėzų Kristų, nes jumyse pasireiškia jo buvimas per prizmę malonė, gailestingumas, atleidimas, romumas, ramybė, džiaugsmas, kada džiaugsmo nėra, visi surūkė, susiraukė, nepatenkinti, kada tavo žodžiuose yra gyvybė, gyvenimas, kada kiti keikia, tu sakau, o tu kalbi gyvenimą, kada kiti tenais susimastė baimėse, apatijose, panikose, o tu kalbi, sakai, kad gyvenimą kalbi, kad Dievas paruošęs geriausia, Dievas saugo mane, Dievas saugo mano šeimą, jums reikia Jėzaus, kad gautumėt ramybę, nes jis teikia ramybę. Jėzus pasakė, aš teikiu ramybę, duodu romumą, neįbūkštaukit, neįsigaskit, tai reiškia neišsigaskit, nes aš teikiu jums ramybę, duodu jums ramybę ne taip, kaip pasaulis duoda, aš duodu. Ta prasme, ne tokia ramybė laikina, šiandien ramu, rytoj neramu, bet antgamtinė, kada chaosas pasaulyje, kada kainos kyla, kada čia buvo covidai, virusai, lygos, galbūt ten kažkam algos mažesnės, galbūt ten darbų netenka žmonės, o tu ramume, nes tu pasitiki savo tėčiu. Žinokit, mėlyje, vieną dalyką, ką aš noriu pasakyti jums. Kada jūs patapo teisėjai Dievo vaikai, teisėti, ta prasme, teisėtas tai yra kas? Tas, kuris yra užantspauduotas jo dvasia šventai. Dievo žodis kalba, kad jis užantspaudavo. Žinot, kaip dokumentas būtų teisė įgyti turtą, kažkokį tai užantspauduoja nuotvaras, pasirašo ir tu turi tą dokumentą, kurio dėka tu turi legalią teisę, pavyzdžiui, gyventi kokiam tai name arba turėti kažkokį nekilnojamą turtą ar kažkokias tai akcijas, kažką tai tokio. Tai yra tavo įgaliojimas, kuris gali būti anuliuotas tik teisme, anuliuotas, panaikintas, kad viskas. Ir tai turi padaryti irgi vėl per teismus, tai negali ateiti koks žmogus, aš anuliuoju. Ne. Ir tai yra mes dvasiniam pasauliu, bet taip pat ir fiziniam, esam užantspauduoti tuo štampu ir štampas yra šventoji dvasia. Dievo dvasia, ne kokia tai piktoji dvasia ar kokia tai dvasia, bet Dievo šventoji dvasia. O jūs užantspauduoti dvasia. Ir nuo to momento jūs turit legalų teisę būti patapo Dievo vaikų. Ir šitas užantspaudavimas, jis neišnyks. Nebent patys išsižadėsit sąmoningai, kad jums nebereikia, atsisakot Jėzaus, nieko nebenorit. Tik tais tuo atveju anuliuojamas yra tas štampas. Kodėl tai svarbu suprasti? Nes religijoje mokina kitaip. Religijoje mokina tikėk, tu esi Dievo vaikas, atliksi tas visas ritualus tuos ir viskas bus gerai su tom.
Ir jei numirsi, mes ten išskaistins tave ir kažkaip tai dasibrausi iki dangaus. Tarsi pragaro nėra ir tau nereikia bijoti gyvenimą kaip nori. Tai yra klaidinga, tai visiškas melas, ten velnias taip meluoja, kad žmonės eina tuo plačiu keliu į pražūtį. Nesvarbu, kad tu eini į bažnyčią, žiūri į tuos paveikslus, žiūri į kryžių, ar žiūri į statulas, ar tu ten kalbi poterius, ar ten sakai nuodėmes kunigui, dalinai, netikiu, kad visos išsakai, jeigu kada gyvenime sakai, kažką vis tiek nuslėpi, nes gėda. Visi tie dalykai neišgelbėja nuo pražūties, nei vienas iš jų. Ir kad ir kiek tu tai darysi, tu vis tiek esi svetimas Dievui. Dievo žodis kalba, kad tik per Jėzų Kristų, tik per kryžių ir tik tuo met, kada tu priėmi Jėzų, tikėdamas, ne tik priverstas, ne dėl to, kad kažkas sukalbėjo ir aš sukalbėjau, nes nebuvo kažkaip, kai visi kalbėjo, reikia man kalbėti, bet iš tikrųjų atgimęs iš dvasios, atgimęs iš aukšto. Tai ir yra užantspaudavimas šventąja dvasia, tu patapai teisėtas Dievo vaikas ir tu nuo to momento mylėjai, nuo to momento. Niekas nevyksta tavo gyvenime be Dievo žinios. Viskas. Dievas sako, net visus plaukus tavo esu suskaičiavęs ir nei vienas nenukrenta be mano žinios. Tai rodo, kiek Dievas yra skrupulingas, niekas tavo gyvenime nevyksta be jo žinios. Galbūt tu eini dabar dykumos sezonas pas tave. Eini dykumą ir galvoji, Dievas manęs negirdi, Dievas mane paliko, galbūt jis manęs nelaimina, nes aš nusidėjau, galbūt ten aš kažką netaip padariau, galbūt netokius sprendimus priėmiau. Dievui visi šitie dalykai žinomi, kartais mums jisai neatsako, todėl kad taip reikia, kartais jis mums neduoda atsakymų, todėl kad nelaikas tiems atsakymams ateiti. Būna sezonai ir momentai dykumos, kurie Dievas nori, kad tu praeitum, kad per tą momentą sustiprėtų tavo tikėjimas ir netgi tada jis yra su tavim ir duoda jėgų ir stiprybės praeiti. Nes jeigu ne Jėzus Kristus tavo gyvenime, tu senai būtum pražuvęs, miręs ir sudužęs, bet kažkokiu tai antgamtiniu būdu per tos sunkumus Dievas vis tiek suteikia mums atitinkamo lygio jėgą ir tikėjimą praeiti. Amen. Todėl, kodėl aš tai kalbu, todėl, kad tos baimės, kada mus apima, mes turim tučto jau suvokti. Baimė ne iš Dievo, baimės man Dievas nedavė. Nes Dievo žodis sako, aš daviau jums ne baimės dvasią. Kitoje vietoje rašo, kad baimėje yra vergystė. Ta prasme, baimė atneša vergystę. Tu kaip vergas patampi. Tai kančia. Bet sako, aš nedaviau jums baimės dvasios, bet savitvardos dvasios, jėgos ir galybės. Ta prasme, ką jis kalba? Kad vietoj baimės priimk ryžtą, pasakyti, ne, Jėzaus vardu, aš sudraudžiu baimę ir įsakau jai traukti šalin. Viską aš galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina. Ir nesvarbu, kokia dabar situacija, nesvarbu, kas vyksta mano gyvenime, su Jėzumi Kristumi aš viską praeisiu, aš viską galiu su Jėzumi Kristumi, kuris mane stiprina. Ir jeigu ir nematysiu stebuklų didelių ar kažkokių dalykų, jeigu ir aš nenustosiu tikėti, kad Dievas su manimi ir tėtis mane vis tiek myli ir jis man vis tiek mane myli ir vis tiek jisai mane myli ir praves mane pro šitą sezoną, pro šitą etapą, pro šitą dykumą jis su manim. Nes Dievas sako, net rankose aš tave laikau, aš tave pravedu, niekur aš nuo tavęs neatsitrauksiu, parašyta, neatsitrauksiu. Bet galbūt yra momentai, kada mes pabėgam nuo Dievo, norėdami kažko labai taip stipriai. Mes taip labai stipriai kažko norim, kad jau nebesvarbu valia Dievo ar nevalia. Aš taip noriu, kad aš ten tiek bėgu toli. Kaip tas sūnus Palaidūnas, gavęs visus palaiminimus. Bėgu, taip toli nuo Dievo, kol visai tenai sudužau, pargriuvau, išsiterliojau, nusidėjau, visai nusivariau. Ir galiausiai galvoju, ne, grįšiu atgal.
nes pas jį buvo geriau. Ir ačiū Dievui, ir Dievas laukia išskistomis rankomis. Būna momentai, kada mes atsitraukiam nuo Dievo patys dėl savo geismų ir troškimų. Neįgyvendintų svajonių, kažko labai norim ir tiesiog mes pradedam atsitraukti nuo jo. Dievas pasakė, aš neatsitrauksiu, aš su tavim būsiu, bet Dievas neis į nuodėmę kartu su tavim. Tu turi tai suprasti. Dievas neina į nuodėmę su tavim. Jeigu tu nusprendė dėl savo įgeidžių, troškimų, geismų, kažkokių tai eiti nuodėmę, žinok, kad tu bėgi nuo Dievo. Taip kaip tas sūnus palaidūnas atsitraukė nuo tėvo. Pasiėmė, pasiglemžė ir sako, dabar pagyvensiu. Ir nesvarbu man. Aš noriu šito dabar. Aš nelauksiu tada, kada legaliai tu. Duok man dabar. Aš pasiėmu dabar ir iškeliauju su savo geismais ir troškimais. Dievas neina į nuodėmę su tavim. Dievo dvasia kaip tik jinai sako, neik. Jinai šnibžda tau švelniai, neik ir nedaryk, nes Dievas nori tau daugiau, tėtis jis tave myli, jis nenori, kad tu nusigręžtum. Mes kartais galvojam, Dievas mane myli, mane laimina visur, kur aš eisiu, bet yra momentai ir keliai, kurie yra ne Dievo keliai. Gal mums reikia paklusti jo žodžiui, jeigu tie keliai yra neteisūs. Nes sako, teisumas, ieškok Dievo karalystės ir teisumo. Teisumas, nežinai, kas tas teisumas, pradėk skaityti Dievo žodį. Pradėk skaityti bent jau Naująjį testamentą. Sužinok, kas tas yra teisumas, sužinok, kas Dievui patinka, sužinok, kas jam nepatinka. Ir tai yra labai paprasta suprasti, kas patinka Dievui, kas nepatinka. Teisumas yra viskas, kas teisinga. Kas yra tik mela, neteisinga, tas yra viskas toli nuo Dievo. Ir negalvokit, kad einu kažkur kažkokią varkę prasukti ir Dievas su manim, Dievas ne su tavim. Dievas į nuodėmę niekada neina ir tave neves į nuodėmę. Dievas niekada tavęs negundo ir neves tave į pagundimą. Neves į pagundimą. Kada mes meldžiamės Tėve mūsų, kuris esi danguje, ten parašyta, neleisk man gundyti, neleisk, ne tai, kad nevesk, neleisk, Dievas neveda į pagundimus, sako, jis pats nieko negundo ir nereikia sakyti, kad Dievas gundo. Bet gali gundyti mane patys mano geismai ir troškimai, per kuriuos velnias mato pagal mano veiksmų, žodžius, ką aš žiūriu, ką aš ieškau, į ką fokusą kreipiu. Jis mato, kad ten yra geismas ir per tą prizmę jisai pradeda paaštrinti. Užsigeidžia žmogus dar labiau šito labai stipriai. Tiek stipriai, kad atrodo, be to gyventi nebegaliu. Ir daro. Netgi į nuodėmę, netgi nueina į nuodėmę. Sprendimus netokius padaro kažkokius tai. Neadekvačius netgi, kad įgyti tai, ko atrodo jam be to gyventi negali. Kaip pavyzdys. Kai kurie labai pergyvena baimės apima, pavyzdžiui, niekada aš neištekėsiu, niekada šeimos neturėsiu, arba tenais mano amžius, kada man vyrą begaut. Kažkadaise buvo toks momentas, kada pas mus pradžioj buvo truputėlį daugiau bažnyčiai žmonių ir aš esu pašaukta kalbėti tiesą. Todėl galbūt pas mus ir nėra tiek daug žmonių, kiek norėtųsi būti, bet Dievas jis žino, kada, kaip ir kokiu sezonu. Kada tu kalbi tiesą, Dievo tiesą, ne visiems patinka. Tiesiog nenori žmonės girdėti, jiems geriau negirdėti ir gyventi tokioj dėžutėj, užsimaunant galvos, nieko negirdžiu, Dievas mane myli ir einu kaip einu. Ir kada tu kalbi tiesą, nes Dievas nori mus išlaisvinti, Dievas nori įvesti geresnį į tą naują žemę, pienu ir medumi tekančią, jis nori, kad tu vaikščiotum pergalės eisenoj, turėtum pergalingą gyvenimą. Ir jis yra pašaukęs mus visus iki vieno tai turėti, bet didžioji dalis, kai kurie, gal ne didžioji dalis, negyvena tą pergalingą gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad jis leidžia savo grybauti, busmeriauti, teisingiau. Jisai leidžia kažkur klaidžioti, prie to prisidėjęs tokia, aš viską galiu Jėzuje Kristuje, Dievas man atleidžia, Dievas yra meilė ir viskas, jis nori, kad aš gyvenčiau ir taip ir toliau. Kažkas tai tokio. Galiu leisti savo meluoti, galiu savo leisti paleistuvauti, galiu savo leisti vogti. Tokiam, žinot, netokiam drastiškom formom, truputėlį, nieko tokio, visi taip gyvena, čia mes pasaulį gyvenam. Ne. Warning, sign. Ne. Todėl ir prarandi tą jėgą, kurią Jėzus suteikė. Gali sakyti demonam trauktis ir jie neis. Todėl, kad tu pats valgai prie jo stalo.
Tu pats valgai su demonais kartu, geri su demonais kartu, su jais bendrauji kartu, priimdamas tokius veiksmus, leisdamas tokiems dalykams būti tavo gyvenime. Dievas sako kitaip. Jis pašaukė mus, ištraukė mus ir sako, dabar aš pašaukiau gyventi tau pergalingą gyvenimą. Bet mes pergalės neturėsim, jeigu mes draugausim su velniu. Niekada. Jeigu turėjai didelę pradžioj, bet po biškį nusigręžiai, sakykime, nuo Dievo žodžio ir daleidai kažkokiems veiksmams tavo gyvenime vykti, kurie nedieviški, tie veiksmai nuslopina pergalę. Ir demonai tavęs nebijo, ir ta ugnis jinai nebeliepsnoja, o pradeda gesti. Kol visai paskui gali ir užgesti, jeigu toliau taip važiuosi. Ir ateina tada baimės, ateina panikos, kažko nori, kažko negauni, pradedi kitus spausti. Dažniausiai moteris nori kažko, vyrus pradeda spausti. Vyras kokį darbą prarado, tai iš vis katastrofa, košmaras, kaip gyvensi. Ir tai vyksta tikinčių gyvenime. Tarsi mes tikėjimą priėmėm tokį, žinot, tikiu, kaip broškė, sagė. Tiesiog, kad būčiau kažkokioj tai religiniai konfesijoj. Bet Dievas nepašaukė jūs į religinę kažkokį tai tą judėjimą. Jis pašaukė savo karalystę. Jeigu mes pasirinkom tikėti Jėzumi ir priėmėm jį kaip viešpatį ir gelbėtoją, tai ir gyvenkim tikėjimu, neregėjimu, ne kažkokiom tai iliuzijom, bet Dievo žodžiu. Dievas sako, aš pašaukiau tave į savo karalystę, į visus palaiminimus, kuriuos aš kalbu žodyje. Ateik ir įgyk juos, gyvenk juose, paimk juos, būk su jais, judėk juose ir duok kitiems pažinti mane, atidaryk tas duris, leisk. Leisk ateit kitiems irgi pas mane ir maitintis nuo mano stalo. Neuždaryk kitiems tos galimybės, kalbėk mane, nesvarbu, galbūt neišgydė tavęs Dievas dar ir tau klausimas, kodėl Dievas manęs nepagydo. Aš nežinau kodėl, bet žinau faktas tas, kad Dievas nori tave pagydyti, bet yra laikas ir sezonas. Kodėl aklam Jėzus atvėrė akis tik tais, kada jis suaugęs ir ten ilgai elgetavo. Tiek metų, nejaugi Dievas anksčiau negalėjo jų pagydyti kažkokiu tai būdu. Kokį pranašo pasiūs dar kažką. Nes Eliziejus, jis kai našlės sūnų, tai Senajam testamente, tai iš mirties prikėlė, meldėsi Dievą ir Dievas prikėlė, tai vadinasi galėjo, bet tai neįvyko, turėjo ateiti laikas ir momentas ir sezonas. Bet visgi, ką aš kalbu, ką šiandien man Dievas prabilo, aš dar pasikartosiu, nesvarbu, kokioj padėti esi. Ir jeigu iš tavęs juokiasi, ką tu čia, kokį tu Dievą, ką jis tau padeda, tas žmogus, jeigu jaustis kalba, jis jau kalba netikėjimą, jis netiki Dievu. Jums ir nereikia įrodyti, jums te reikia gyventi su Jėzumi gyvenimą, kad tie vaisiai, šventosios dvasios pasireikštų vaisiai jumise, kad nesvarbu, ką tau kalba, tu šypsaisi, tu romus, tu su meile, tu atleidi, tau trenki per vienas skruostas, gerai, trenk dar. Ne taip, kad, pažiūrėsim, Dievas tau parodys, atlygins tau, pamatysi. Ne, tiesiog palik Dievui viską sutvarkyti, jis tėtis tavo, jis užstos už tave ir patikėk, kaip užstos. Mano gyvenime tie žmonės, kurie mane skriaudė, nežinau, aš nelinkėjau jiems blogo, bet kažkokiu tai blogu būdu jiems nei vienam nepasisekė. Aš jiems nelinkėjau blogo, bet aš supratau per savo gyvenimą tie žmonės, kurie skriaudžia Dievo išrinktuosius, Dievo vaikus. Dievas už juos stovi kaip riaumojantis liūtas. Ir nemanykit, kad jis neužstoja jūsų. Jums nereikia nieko daryti. Ne veltui sako, nekeikit, nebandykit savo teismus daryti, bet juos laiminkit. Des palikit tai Dievui, palikit jam, nes sako, mano kerštas aš atlyginsiu. Amen.
Nebandykim nieko įrodyti, būkim kantrus. Ir neleiskit baimiai apimti ir dominuoti jūsų gyvenime. Supraskit vieną dalyką. Jeigu esat vienišas, vieniša ir baimės apima, kad neaugi man visą gyvenimą tai būti, aš noriu tau pasakyti, tu nebesi vienas nuo to momento, kada Jėzus atėjo į tavo gyvenimą. Jis su tavim, šventoji dvasia tavo draugas, bendrauk su Jėzumi. Ir kada aš nepabaigiau pasakoti, kada čia bažnyčia prasidėjo, atėjo žmonių, žinoma, tokių palaužytų, kaip ir dauguma iš mūsų. Žmonės, kurie kažkas įsiskyręs, kažkas tiesiog neturintis antros, vyro, žmonos, draugo, draugės ir labai trokšta, nesako, vienatvė. Ir man buvo žodis toks jiems. Aš tikiu tai, kad iš Dievo. Pirmiausia, turėk santykį su Dievu. Visą, ką daryk, fokusas tavo pažinti jį. Visą save pavesk jam. Visą save ir laiką, kiek gali pavesk jam. Stenkis pažinti jį. Nes tol, kol tu neužmėgsti santykių su Jėzumi, tol tu neturėsi kito žmogaus, ta prasme. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad tas žmogus atėjęs, jisai tiesiog tu dėmesį, visą dėmesį sutelksi tą naują žmogų ir tame bendravime, tame visame draugystėje, tu tiesiog mažiau dėmesio beskirsi Dievui. O Dievas nori tave užauginti, nori tave sustiprinti, nori tave tiesiog sutvirtinti, kad tu būtum tvirtas ir netgi tas žmogus, jeigu ir ateisi tavo gyvenimą ir pamatysi, kad jis ne tas, galbūt nesiklosto taip, kad tu nesupanikuotum, neišsigastum, bet tiesiog sutiktum, tai jeigu tai Dievas, jeigu tai nelaikas, aš sutinku, nes visko, ko noriu, tik tais pažinti tave, viso, ko trokštų būti su tavim, jeigu Dieve tavo valioje yra duoti man žmogų, prašau suteik man kantrybės ir išminties išlaukti. Ir atpažinti žmogų, kuris ateis į mano gyvenimą. Neskuboti sprendimai iš baimės gali padaryti labai daug neteisingų dalykų. Mano gyvenime, kada aš buvau dar neįtikėjus, per skubotumą ir baimės, aš pagreitinau draugystę ir santuoką. Kodėl? Todėl buvau jauna, pabaigus mokyklą, nuomojaus būti pas vienus žmonės, ten iš tikrųjų tokie buvo žmonės, alkoholikai iš tikrųjų, bet ačiū Dievui, tuo momentu buvo, tik išnuomavo kambarį, laiminu juos, nežinau, jie gyvi ar negyvi, bet tada tiesiog nuomaus kambarį. Tokie išgeriantys žmonės. Ir susipažinau su buvusiu vyru ir tiesiog jis turėjo butą. Aš nežinau, kai jis kovoja tam būti, tos problemos, žinot, niekada pradžioje niekas nevardina, viskas gražiai pradžioje. Ir aš pradėjau tiesiog su juo draugauti ir pamačiau, turi butą. Ir žinot, man toksai, kaip dabar čia, tik pradėjau dirbti, toks darbas irgi mažai apmokamas, visiškai taip, tiesiog tokios, žinot, finansinė padėtis ne pati geriausia. Ir aš iš to, nesakyčiau gal baimės, bet tiesiog paskubinau įvykius, kurie nebuvo teisingi. Nebuvo Dievo valia man su to žmogum būti. O man atrodė, kad jis. Ir tokie skuboti sprendimai irgi iš tos baimės prizmės, kad čia reikės į kaimą man grįžti, o šį kaimą nenoriu grįžti, greičiau susukim, prasukim ir tiesiog viskas bus gerai. Ir tie dalykai, tie greiti sprendimai, kartais jie atneša tiesiog ne tos vaisius, kuriuos norėtumėm. Ačiū Dievui, mes nieko vaikų neturėjom, mes išsiskyrėm, viskas išsiskyrėm, žinoma, ten kitos pasiekmes, kiti dalykai, kurių galėjau išvengti, bet įvyko kaip įvyko, ačiū Dievui, su Dievu vis tiek mes viską praeinam, nes Dievas suteikia išminties, amen. Bet ką aš noriu pasakyti, kad baimė, jeigu mes leisim jai dominuoti ilgą laiką, gali įeiti demonai ir pradėti valdyti jūs. Ir paskui ne tik jūs, bet per jūsų žodžius ir veiksmus užkrėsti aplinką. Jūs pastebėjot, kada, tai žinot kaip virusas, kada tu esi aplinkoj, kur kalba baimė negatyva ir jeigu tu nesi stiprus, tikintis, realiai silpnas, dvasioj silpnas,
tave gali užkrėsti tai labai greitai. Pabendrauk su kokiu netikinčiu ne vieną dieną arba girdėk ištisai negatyvinę ten žinias, kad viskas blogai, ten kažkas nuskendo, ten kažkas žuvo, ten kažkas sušaudė, ten kažkas mokykloje, ten dar kažkas, ten vaikas blogai mokina, ten dar. Ir pradedi iš jūsų viskas galvo, ką daryti, kaip gyventi, reikia čia draudimus, reikia draudimus, gyvybės draudimą, namų draudimą, visus draudimus, tik tais pinigus mokėk, nes turi draustis, nes neduok Dieve čia. Ir prasideda kita sfera. Velnis jisai tau pinigus iš tavęs išima, ale tu apsidrausi, tu saugiai gyvensi. Tokių gali prisigaudyti, tokių dalykų, jeigu esi ilgai aplinkoj, neigiamoj, netikinčioj, kuri kalba baimę ir pats irgi toksai lukewarm, drungnas krikščionis, visiškai neaugantis dvasioj, gali patekti į tą, papulti į tą ritmą ir tiesiog prisigaudyt, kaip virusas, ta baimė gali ateiti, gali pradėti bijoti, pradėti šeimai dalintis, artimiesiems dalintis, kitiems dalintis. Ir visi bijom, žinau, aš bijau ir visi bijom, turim visi bijoti ir kažką dabar su tom daryti. Nu, jau gyvenam pasaulį. O kur Jėzus pasidėjo? Mes gyvenam pasaulį. Palauk, stop, Jėzus sako, Dievo žodis, tu ištrauktas iš šito pasaulio. Taip, tu vaikštai kūne šitam pasaulį dėl to, kad Dievas tave myli, jis nori tau teikti gyvenimą ir nori parodyti save per tave kitiems, nes jis nori, kad visus, kuriuos jis yra pašaukęs, išsigelbėtų ir tu esi to įrankis. Ir jeigu tu paliktas čia esi tik dėl to, kad Dievas nori, kad tu būtum įrankis jo ir prie to jis nori tave laiminti šitoj žemėj, bet iki tokio lygio, kiek mato gali tave laiminti, nes jis nenori tavęs prarasti. Tavo bendravimas su juom labiau brangina, negu kažką tau norėdamas duoti. Ką aš noriu pasakyti? Jeigu Dievas žino tavo širdį, jeigu jis duos kažką daugiau ir dėl to tu nuklysi arba prisidarysi kažkokių tai problemų, neteisingų sprendimų, Dievas jisai neduos tol, kol tu nesutvirtėsit jame, kol tu tikrai tokioj pozicijai būsi. Ar aš gausiu, kaip pavyzdys, paimkim pavyzdį, milijoną ar ne, aš vis tiek išlieku toj pačioj, ta prasme, būsenoj. Ir tie pinigų kiekis, jis nekeičia manęs, nekeičia mano tikėjimo, nekeičia mano santykių su Jėzumi, jis tik stiprėja, amen, bet nei aš išdidus, nei aš išpuikęs, nei aš išlaidus, nei aš kažkoks ten beprotiškai pradedi visų pirkti, ką reikia, nereikia, bet tiesiog palieki toks pat, tik tiek, kad tau kažkas prisidėjo, ta prasme. Ir kada tokioj būsenoj patapsi, Dievas išlies tau palaiminimus. Kada tu vaikaisi jų bėgi gaudyti, jie bėga toli nuo tavęs. Bet Dievo žodis sako, jūs jau įėjot į juos. Vadinasi, mums nereikia vytis ir gaudyti, bet jie turi patys ateiti. O jie ateina, kada mes gyvenam, pasitikim Dievu, nebijom ir jeigu baimės ateina, aš nebijosiu, Dievas su manim. Kodėl? Todėl, kad jisai kalba savo žodyje, jis su manim. Jeigu jis su manim, tai baimės turi trauktis. Ne aš bijoti, bet baimės turi trauktis. Todėl aš priimu ramybę ir tikiu Dievu. Jeigu taip reiškia, Dievas jis daleido. Reiškia, jis leido atitinkamiems dalykams vykti. Vadinasi, ką? Jis nori mane stiprinti. Stiprinti mano tikėjimą. Viskas, ko man reikia žinoti. Nes niekas nevyksta tavo gyvenime be Dievo žinios. Prisiminkit Jobo istoriją. Velnis ištyrė jo gyvenimą. Jis išžiūrėjo, kur jis, ką daro, ką veikia, ką mėgsta, ką nemėgsta, kaip gyvena. Ir sako Dievui, pažiūrėk, šitas žmogus, toks, jis labai Dievo baimingas, jis labai tavim tikia. Žiūrėk, atimk jam kažką ir viskas, jis pradės tave keikti. Prisimenat? Jeigu nežinot, paskaitykit Jobo istoriją. Ir mes matom to istorijai, kad Dievo apsauga buvo. Dievas Jobą laimino. Dievo rankose jo gyvenimas. Jo. Ir jis, Dievas, leido šėtonui iki atitinkamo lygio veikti Jobo gyvenime. Žinoma, ten dramatiškai, ten žuvo, ten mirė per labai greitai. Bet pabaigoj
Dievas išliejo dar didesnius palaiminimus į Jobo gyvenimą tik dėl to, kad jis nesudvėjojo Dievu, tik dėl to, kad jisai išliko skausmuose nors, žaizdose, bet jis sako, jeigu Dievas davė, Dievas ir pasiėmė. Pas jį tokie žodžiai. Niekas niekada nuo to momento, kada tu priėmė Jėzų Kristų, be Dievo valios ir žinios nevyks tavo gyvenime. Nebent tu kaip sūnus palaidūnas, pavestas, pagautas savo geismų, norų ir troškimų, kurie nepavesti Dievui, nubėgsi į pasaulį su jais, gaudyti juos, tada jau kita tema, čia jau kiti dalykai. Bet tol, kol tu trokšti Dievo buvimą, nori į viso, ko nori, Dieve Tėve, aš noriu, kad tavo valia įvyktų, aš noriu tavo valios, nesvarbu kas, kur, kaip, bet viso, ko aš noriu daryti taip, kaip tau patiktų, noriu gyventi taip, kaip tau patiktų, noriu kalbėti tai, kas tau patinka, noriu tiesiog daryti tai, kas tau patinka, prašau, išmokyk mane, padėk man reikia tavo pagalbos, aš pripažįstu, nes aš mokinuos, aš daug kur nesuprantu dar kažką, duok Dieve man supras, kur aš nesuprantu, tiek, kiek tu nori. Jeigu toks požiūris, Dievas jisai duos. Tau nereikia bėgti, kažko vaikytis, kažko šlovės bėgti, vaikytis, kažkokiu tai dalyku. Visa tai ateis. Pas tave ateis. Ne tu bėgsi, bet pas tave ateis. Namai pas tave ateis. Darbai pas tave ateis. Žmonės su pasiūlymais pas tave ateis. Žmonės, kas turit bažnyčias, jie ateis. Ne mums reikia bėgti, gaudyti žmonės iš kitų bažnyčių, tampyti pas save. Jie patys ateis. Jie eis ten, kur Dievas juos ves. Mums atrodo, kaip. Dievas pats juos atves. Nesgi meldžiamės, mesgi prašom, Dievas girdi. Jis darbuojasi. Bet tuo pačiu mūsų saugo, kad nepasididžiuotumėm. Ir yra momentai, mes kartais atrodo, kad mano širdis jau tobula, aš jau ten išgrynintas. Bet Dievas mato, kad ten dar rakštis ir ją reikia išrauti. O kad išrauti, aš nenoriu skausmingai, aš noriu po truputį. Ir jis kažkur tave nulankų daro kažkokiose sferose. Ir mums dėl to nereikia įsigąsti, dėl to, kad Dievo žodis sako, nesvarbu, kas vyksta tavo gyvenime, aš su tavim esu, ir aš viską žinau, ir aš neduosiu savo teisėjam pražūti, aš neleisiu jam anksčiau laiko mirti, jo gyvenimas mano rankose, aš jį išgelbėjau, aš jį apiplojau Kristaus krauju, aš jį atpirkau, jis yra mano, tu esi jo dabar, tik jo, nebe pasaulio, nebe kažkieno, bet jo. Tu esi jo ir drąsiai gali pasakyti, aš esu Dievo ir visas mano gyvenimas yra jo rankose. Absoliučiai viskas, ką aš turiu, yra jo. Visas aš esu jo. Ir aš noriu tiktais, kad viskas, ką aš darau, būtų iš Dievo, nes aš patapau jo. Aš nenoriu nieko daryti, kas ne iš jo valios. Nesenai aš atidaviau savo svajonę Dievui, tiesiog įvardinau. Aš visada ją turėjau, bet tiesiog galbūt nebuvau įvardinusi, paskutiniu metu tai paaštrino tas jausmas manį ir sakau, Dieve, aš labai šito noriu, bet jeigu tai vyksta, jeigu tai tavo noruose yra, tavo valia yra mano gyvenime, tiesiog aš neįsivaizduoju, kaip tai turėtų būti, aš visiškai neturiu jokio supratimo, kaip tai pradėti, kaip tai turi, aš galiu įsivaizduoti, aš galiu matyti, bet kaip visą tai pradėti, visiškai neturiu jokių nei žinių, nei supratimo. Ir aš tiesiog pavedu Dievui. Ir aš žinau, jeigu tai Dievas, jeigu tai jo valioje, jeigu tai yra tai, ką Dievas yra suplanavęs, jis duos, viską duos. Viską duos ir žmonės, ir įtakingų žmonės, ir finansus, visko, ko reikia. Ne baimė, ne panika, bet viską, ką reikia. Įsivaizduojate tėtis, turintis visus pasaulio turtus. Įsivaizduokit, jūs turite tėtį, gimė tokioj šeimoje, kuris tėtis įtakingas, garbingas ir turintis visų pasaulio turtus. Ir dabar jūs gyvenat jo tose rūmose. Jūs žinot, kad jis yra jūsų tėtis. Bet kaip jūs įsivaizduojat? Tėti, labai prašau, man reikia to ir to. Ir kaip jis jums neduos? Žinoma, kad duos. Bet yra momentai, kada yra per anksti. Dievas neduoda todėl, kad per anksti
tau tai gauti. Kiti dalykai neduoda todėl, kad žino, kad tu nepasiruošęs. Ir nesakyk, kad aš ten bažnyčią pastatysiu, jeigu gausiu toks pinigus. Dievas žino, kad tu nieko nestatysi. Išskrisi su tais pinigais, kur nors į savo pasistatysi rūmus, bet ne Dievui. Todėl, duosi man vyrą, mes ten melsimės kartu, išlovinsim Jėzų. Dievas žino, kad tu nieko tu nešlovinsi. Tu vyrą pradėsi išlovinti, kurį tau duosiu, todėl neduosiu dabar. Palauk, man reikia pirmiau su tavim tokius santykius turėti, kad nesvarbu, koks ten Romeo atjos ant žirgo balto, tu vis tiek išliksi su manim. Ištikimas man ir laiką turėsi visada irgi man ir darysi tai, ką aš pavedžiau tau, nesvarbu, koks vyras, koks ten bebūtų, gražuolis, ar koks nors ten kažkas, ar žmona. Tu stovėsi tvirtai žodyje mano ir laikysis mano žodžio. Amen. Tai kaip pavyzdžiai. Tik tais tokie pavyzdžiai. Ir šiandien užsirašiau, tiesiog pradėjau mąstyti Dievo žodį, tą žodį, kurį man, aš tikiu, Dievas įdėjo šį vakarą. Ir noriu pasidalinti, tai toks kaip apreiškimas, kuris atėjo ir aš užsirašiau, nes aš žinau jau iš patirties, kad dažniausiai labai paskui kažkaip taip ir prapuola ir negali atgaminti. Įstatymo knygoje 3 skyrius 22 eilutė. Nebijok jų, nes Viešpats jūsų Dievas kovos už jus. Aš žinau ir jūs žinot, kas skaitot Bibliją, kad tai kalbama apie karą, tos karus, kada ten užpulinėdavo, bet jeigu pažiūrėt giliau, mes esam pašaukti į dvasinį karą. Ir Dievas kalba, sako, nebijok jų, ta prasme, demonų, netyrųjų, piktųjų dvasių, nebijok velnio, nebijok jų, nes Viešpats, Dievas, kovos už tave, kovos už jūs. Kovos už tave. Jis kovos, bet Jėzus Kristus jis ir nugalėjo tą kovą. Kova, pergalė yra tavo rankoje. Būna momentų, kada mums tenka pakovoti maldoj, tikėjimu, veiksmais. Būna etapai, kada mums reikia būti ryžtingams, priimti kokius tai sprendimus ir dabar juos priimti. Ir tos baimės, kurios apima, o kaip bus, o ar čia Dievo, o gal ne iš Dievo. Ateina tie momentai, tu turi reaguoti greitai ir tam reikalingas drąsa, ryžtas. Kada Dovydas susigrūmė su liūtu, sako meška, dėl avinėlio avytės, jis turėjo reaguoti greitai, jam nebuvo kada mąstyti. O, ar čia mane suės, o gal nesuės, o gal tą avį atiduoti, ar gal tą. Ir Dievas matydamas tą ryžtą, jis matė, sako, tai yra mano širdis, aš jį noriu patepti karaliumi. Mano širdis, Dievas, jis toks ryžtingas, jis kovoja už savo vaikus, kaip tas Dovydas už savo avinėlius. Liūtus ir meškas visi bėga šalin. Jis juos ne tik tais, kad bėga šalin, bet nugali juos. Tai yra perkeltinė prasme, kada Jėzus atėjo į pasaulį, Jėzus nuėjo ant kryžiaus, jis iškovojo mūsų pergalę, jis nugalėjo šėtoną. Šėtonas jis tai tik vaikšto, žinot, tokiam kaip šešėlį, bet kaip tik Dievo šviesa nušviečia, šešėlis traukiasi. Supraskit tokį dalyką. Bet jis, žinodamas mūsų silpnybės, bando prieiti. Nes sako, jis vaikšto kaip riaumojantis liūtas, tykodamas ką praryti. Jis ištiria, žiūri jūsų silpnumus, jūsų silpnasias vietas. Ir pasiunčia kokias tai baimės, košmarus, kažkokias situacijas. Bet tu turi išlikti stiprus ir tvirtas tikėjime. Žinodamas, ką tu įtikėjai. Tu neįtikėjai kažkokios tai konfesijos, religijos, kažkokių tai dalykų, kurie pasaulį tiki. Tu įtikėjai gyvą Dievą, kuris patapo tavo tėčiu, tavo tėvu, kuris visada su tavim parašta. Visada ir niekada tavęs nepaliks. Niekada. Kaip gali dvejoti ir abejoti ir bijoti? Niekada. Nebijau, nes Dievas su manim. Mes turim bažnyčioje psalmės giesmę Dovydo. Ten rusiškai dainuoja, kad Если, neprisimenu dabar žodžių, bet esmė tame, kad ir karas kiltų prieš mane, kad ir kariuomenė kiltų prieš mane, sako, mano širdis nesudrebės, mano širdis net nesudrebės,
gi Dievas yra už mane. Tokioj pozicijoje mes turim stovėti. Kad ir kas bevyktų pasaulyje, mano širdis net nesudrebės, nes Dievas yra už mane, ne prieš mane. Amen. Ir šitas apreiškimas. Tu perėjai iš pasaulio, ta prasme, kai įtikėjai Jėzų, tu perėjai iš pasaulio karo zonos, Ta prasme, tam pasaulį, kada mes buvom velnio valdžioj, velnio kunigaikštystėj pasaulis, kuris ir yra dar, bet mes per Jėzų Kristų įtikėję perėjom iš to pasaulio zono karo. Karas ten vyko ir mes buvom jau ten nugalėti. Mes tik žinot, kaip vergai tenais. Tu perėjai iš pasaulio karo zonos į Dievo zoną. Reiškia, dvasioj, netgi fiziškai mes esam Dievo zonoj. Nebe šėtono toj zonoj, bet Dievo zonoj. Ir Dievo lauke tavo kova jo yra rankose. Tada mes buvom visiškai vergai šėtono. Jis darė, ką norėjo ir mes negalėjom pasipriešinti. Neturim nei jėgos, nei drąsos, tiesiog vykdėm jo norus ir troškimus parašyta. Bet kada perėjom, Dievas jis tiesiog pernešė mus į savo zoną. Nuo to momento tavo kovos yra Dievo rankose. Kada, ir dėl to mums nereikia bijoti, todėl tau nereikia bijoti. Kada Dovydas kovojo, jis Biblijoje vienintelis paminėtas asmuo, kuris yra tikras karys, pergalingas. Netgi visoje istorijoje. Jis tiek daug laimėjo karų. Tik dėl to, kad nedrebėjo, nebijojo, visiškai pasitikėjo Dievu, kiekvieną kartą žinodamas, kad šita kova yra ne mano, bet Dievo. Aš tik darau veiksmą. Viskas, ko reikia. Ryžtingą žingsnį dedu ir žinau, kad Dievas už mane kovoja. Kai tik ateina abejonės, dvejonės, iš Dievo, tai ne iš Dievo, prisigalvojai, neprisigalvojai, iš karto vyk šalin. Jėzaus Kristaus vardu Dievo valiai vyks mano gyvenime. Sudraudžiu baimę ir sakau, von Jėzaus vardu. Net neleidžiu sielai, protui mąstyti apie tai. Nes viską aš galiu su Jėzumi Kristumi, kuris mane stiprina. Ir jeigu ir suklysiu, jeigu ir kažkas, aš vis tiek žinau, kad Dievas su manim. Aš vis tiek žinau. Nebijokit suklyst kartais. Jau geriau suklyst, negu iš viso nieko nedaryti. Ir galvoti, iš Dievo tai ne iš Dievo. Iš Dievo tai yra ne iš Dievo. Tai gali visą gyvenimą pragalvoti. Būk visada tikras ir užtikrintas, tikėk, kad pergalė Jėzaus kraujo tavo rankose yra visada. Nuo to momento, kada tu perėjai iš velnio zonos į Dievo, visada būk užtikrintas, kad ir kur tu eini, kad ir ką darai. Ta prasme, jeigu gyveni teisingą gyvenimą, trokšti Dievo valios, tiesiog turi santykį su Dievu, negrybauji, nemusmeriauji pasaulyje, ieškodamas dar kažkokių ten musmerių apsinuodyti. Bet jeigu tikrai sąžiningai gyveni, nėra atvirų durų šėtonui, būk tikras, kad Jėzaus Kristaus kraujo pergalė tavo rankose. O jeigu tie, kurie turit kažkokių tai dalykų, mano paraginimas išeik ir kuo greičiau. Išeik ir kuo greičiau. Kodėl? Todėl, kad per kiekvieną neteisingą dalyką, nuodėmę, jeigu galime įvardinti, visada yra atviros duris velniui dalyvauti, velniui veikti. Visada. Visada. Būtų tai didelė ar maža, ar ten langelis ar forkė atidaryta. Name visada turės velnias prieimą. Todėl tučtojau, išvaryk, išsižadėk, atsisakyk. Ir užkat tos duris ir sakyk, Dieve, aš uždarau šitas duris savo gyvenime. Jėzaus vardu. Ir skelbiu Jėzaus kraujo apsaugą.
pavedu šitą kambarį, šitą situaciją, šitą sferą į tavo rankas. Pasiduodu visiškai. Kodėl? Todėl, kad kai kuriems baimės ateina tik dėl to, kad kažkur leidžiat dar viešpataut nuodėmė jūsų gyvenime, žinomai prie to, kuri nėra dieviška. Aš nekalbu apie tokias nuodėmės, žinot, supykau šiandien, susierzinau. Arba ten pagalvojau apie kažką, ten kokią kolegę neteisingą, ar ten pasakiau kažką. Čia ne apie tai, kada jau yra ilgą laiką žinomas, kada tu darai, žinai, kad tai yra tikrai ne Dievo ir tu tiesiog vis tiek darai, pasirenki tai daryti, žinoma, atviros bus duris. Ir velnias jis gali pasiųsti apatiją, nemigą, liūdesį, tokius, žinot, tokį negyvena žmogus, jis egzistuoja. Ir kartais galvoju, krikščionis jis negyveno, egzistuoja. Ne tai, kad aš nekalbu apie turtus, fizinius tus daiktus, bet pati būsena, žiūri į jį ir galvoji, Jėzus ten ar kas ten pas jį. Kada Jėzus tu švyti, tu gyveni, tu džiaugiesi, tu kalbi gyvenimą. O ne toks murmalai, viskas jam blogai, nieko gero, tiesiog, žinot, atsikėliau ryte, einu vakare miegoti. Toks, negyvenu, nežinau, egzistuoju. Tu nesi pašauktas egzistuoti, esi pašauktas gyventi. Ir tą gyvenimą dalintis apšiai su kitais. Aš suprantu, būna situacijos, kada mes praeinam kažkokius tai dalykus, tikrai nėra džiaugsmo. Yra skirtingi momentai, tai nesidžiaugsi, žinot, šypseną užsidėjęs, kada ten tikrai negera. Yra momentai, net parašyta, sako, su verkiančiais verkit, su besidžiaugiančiais džiaukitės, būna momentai, kad galbūt ir verkti norisi, bet tai nėra ilgi sezonai. Neparašyta, kad jūs esat pašaukti verkti, liūdėti, pergyventi, kažkaip tai gyventi, pragyventi. Jūs esat pašaukti būti kovotojai ir nugalėtojai. Amen. Su šypsenom ant veiduose. Įnešti darbovietę, kur dirbat, džiaugsmą, tikėjimą. Nesvarbu kas, aš tikiu, aš džiaugiuosi, aš myliu Jėzų, aš kalbu. Pranašauk, jeigu turi tą dovaną. Tiesiog kalbėk gyvenimą. Tiek savo, tiek savo šeimai, tiek aplinkai. Tiesiog. Ir matysi, kaip keisis viskas tavo gyvenime. Todėl baimės lauk, Jėzaus vardu sudraudžiu kiekvieną jų, jeigu kokia nors yra. Įsakau paklūsti Jėzui Kristui, pavedu kiekvieną baimės dvasią Jėzui Kristui ir įsakau paklūsti jam. Ir išeiti Jėzaus vardu iš kiekvieno iš jūsų, kurie turi panikos atakus. Kiekvieną jų surišu ir išmetu laukan. Nei vienas demonas neturi jėgos ir galios į tave. Jėzaus vardu. Ir tiesiog dabar, mėlyjei, aš kviečiu ir raginu jūs, jeigu turit kokias tai žinomas sferas, žinomus dalykus, kurie tikrai nėra iš Dievo, kurie yra net prieš Dievo žodį, laikas yra įvardinti, atgailauti, įsižadėti, atsakyti, pavesk Dievui. Atsisakyk ir pavesk Dievui. Ir kada pasimelsi šitą maldą, aš pasimelsiu, kad durys būtų uždarytos tavo gyvenime, kad velnias per šitą sferą neturėtų prieimo prie tavęs. Padaryk tai šiandien, negalvok, gal rytoj, gal poryt, gal sekmadienį, kai susirinksi bažnyčiai. Padaryk tai dabar. Dievas nori, jis tau davė laisvę, jis nori tau duoti ją. Jis davė jau tau ją, jis nori, kad tu vaikštutum laisviai. Jūs neįsivaizduojat, kada tu esi išlaisvintas nuo visų dalykų. Atrodo, kaip bus, kaip aš gyvensiu, kuo aš užsiimsiu, kaip bus. Bet jūs net neįsivaizduojat, kai kurie, kaip yra, kada esi laisvas nuo visko. Mano atveju, kada Dievas mane išlaisvino, mane iš karto įvedė Dievas į tarnavimą. Įsivaizduojat, visus tuos metus, kada aš gyvenau 21 metai, kaip įtikėjau, tai kažkur daugiau negu pusę laiko aš gyvenau tokį drungną, net užšalusi gyvenimą. Ir per visus tos metus aš buvau tikrai nelaisva. Mane kontroliavo demonai, buvo tikrai ne vienas jų. Ir tu susigyveni su tuom ir atrodo, yra kaip yra. Bet kai kurie jūs neįsivaizduojat, ką reiškia būti laisvam. Ką reiškia miegoti ramiai, ką reiškia gyventi ramiai, ką reiškia
priimti sprendimus kitokius, ką reiškia ateiti pas Dievą ir tu žinai, kad tu nesi kažkokiu tai naštoj, kurios net nenori. Atiduodi dar Dievui, ateini pas jį su to bulvių supūsiu maišu ir sakai, ne, aš dar noriu panešiuoti jį. Nu, man visai nieko dar jisai. Visiškai yra skirtumas ir palaiminimai ateina, ir aprūpinimai, ir sveikata, atsistato organizmas antgamtiškai. Tai kada kažkokie negalavimai kamavo, visiškai išgydymas, net neprašant Dievas pagydo. Kodėl? Todėl, kad didžioji dalis ligų yra per prizmę demonų. Ten veikia dvasios demonai arba prakeikimai. Ir kartais mes prašom išgydymų, negaunam, todėl, kad ten reikia išvaryti demoną, o ne išgydymų prašyti. Bet čia vėl kiti dalykai. Bet kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad aš raginu jūs išeiti iš visų. Todėl, mėlyjei, aš tiesiog dabar prašau jūsų, tiesiog paveskit save Viešpačiui visą. Įsivaizduokit, jūs esat namas, kuris turi daug kambarių. Ir tuose kambariuose kažkuriuose iš jų gyveno demonai iš tikrųjų. Jie tenais apsigyvenė ir ne vienus metus. Ir jūs sutinkat, kad, nes jūs patys priėmėt juos, sutinkat, kad jie ten būtų. Ir tol, kol jūs sutinkat, kad jie ten būtų, Jėzus jisai neturi, kaip pasakyti, jūs neleidžiat Jėzui paimti valdžios toj sferoj, sakykime taip. Ir Jėzus, jis neims valdžios toj sferoj, kurią jūs sąmoningai leidot užimti demonam. Ir tol, kol jie ten bus, tol jūsų name visada bus kažkokia tai vieta nešvari, užteršta, toksikuojanti. Ne tik jūs, jūsų organizmą, bet ir jūsų šeimą. Ką padaryti? Įvardinti tuos dalykus, jeigu tai nuodėmės, įvardinti aiškiai. Jeigu paleistuvystė, taip ir sakyt paleistuvystė. Jeigu vagystė ten, kokiais ten machinacijom pinigus pritraukia, taip ir įvardinti, vagystė. Jeigu, pavyzdžiui, meluoji kažkur, dažnai, taip ir įvardinti, melas. Jeigu masturbuojas, taip ir vadinti, masturbacija. Jeigu pornografiją žiūri, tai ir vadinti pornografijos. Ta prasme, įvardinti taip, kaip yra. Neįvardinti, kažkaip sušvelninti. Įvardinti taip, kaip yra. Nes tai yra demonai, ten yra dvasios ir ten yra jų vardai. Ką daryti? Tu turi valdžią. Kiekvieną įvardini. Pirmiausiai ateini pas Dievą. Atsiprašai Dievo, atgailauji. Ir paprašai Dieve, padėk man. Ir įvardini visą tai, įsakai išeiti iš tavęs lauk, išsižadi, atsisakai ir sakai išeiti lauk. Ir kai jūs tai pasimelsit, aš pabaigoje pasimelsiu už jūs, kad uždarytos visus būtų duris, kad šventoji dvasia apsigyventų. Ir jūs galite pasikviesti šventoji dvasia, prašau, ateikit tos kambarius, ateikit tas sferas, kurios buvo užimtos. Aš noriu, kad tu dabar gyventum juose. Aš pavedu save į tavo rankas, Dieve, Tėve, visiškai. Ir tai, kas netyra, nešvaru, prašau, ištrauk, apvalyk, išrauk. Nes aš trokštu tavęs, aš noriu, kad tu viešpatautum ir nenoriu jokios juodumos, jokios suterštų. Nenoriu nieko to, kas ne iš tavęs. Amen. Aukeilė revetį auriai tikėjai, aš meldžiu Jėzaus Kristaus vardu pilnas laisvės kiekvienam, kurie šaukėsi dabar tavęs. Aš prašau šventoje dvasia tavo buvimo, tavo pagalbos, tavo patepimo, Dieve Tėve. Nes tu pasakei, kad patepimas sutrauko jungą. Jėzaus vardu aš tiesiog nuo kiekvieno naštą nuimu, žodžiu, tikėdama, kad tu, Jėzau, nuėmė tas naštas. Aš tiesiog dabar Jėzaus vardu sudaužau jungą ir tą naštą, kurią tu nešiai per visą savo gyvenimą iki šį vakaro. Jėzaus vardu. Jėzus sako, kad tus rūpesčius, kuris turi, mesk ant jo. Tai laikas numest ant jo. Nes jis tavim rūpinas ir nori tavim rūpintis.
bet tu turi taip atiduoti jam. O, rereve tikėjai, šventoji dvasia, aš kviečiu tave į kiekvieno kambarį, į kiekvieno dabar gyvenimą. Prašau, padėk jiems melstis, padėk Viešpatie išeiti iš tų dalykų, kuriuose jie yra, kur dar nelaisvė. Prašau, apvalyk tos namus nuo visų šiukšlių, nuo visų užterštumų, nuo visų demonų ir nuo visų netyrųjų dvasių. Kažkam Dievas sako, atleisk. Sakyk, atleidžiu ir įvardink tuos vardus žmonių ar žmogaus ir palaimink jį Jėzaus vardu. O keilė reveti, aurėti, keilė revetyre. Keilė teurė reveti, keilė reveti, keilė reveti, keilė reveti, keilė teurė reveti, keilė. O keilė reveti, šalom Viešpatie, ačiū tau, keilė keilė reveti. O keilė reveti, keilė reveti, keilė teurė reveti. Jėzaus vardu keilė teurė reveti. O keilė reveti, ačiū tau Jėzau. Ačiū tau Jėzau. O reveti, aš skelbiu išgydymą dantims Jėzaus vardu. Sudraudžiu skausmą šaknies uždegimo danties ir įsakau skausmą išeit Jėzaus vardu. O reveti, keilė reveti. O sauryti, keilė reveti. Aš matau Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu išgydymą. O keilė reveti. Aš matau gyvenimą, pokyčius į gerą Jėzaus vardu. O reveti, aš matau išgydymą tavo organizmo stuburų Jėzaus vardu. O reveti, keis lanksteliams įsakau atsistatyti dvasia. Demonas, kuris įėjai per traumą, įsakau išeik Jėzaus vardu. Sudraudžiu tave ir įsakau lauk Jėzaus vardu. Negalės demonė, lauk Jėzaus vardu. Išeini iš kiekvieno slankstelio demonė. Iš klubų, iš kojų, iš rankų, iš raumenų, iš kiekvienos ląstelės Jėzaus vardu. Įsakau išeit iš sprando, žandikaulio, viršugaulio. Čia viršugalvis, toks spaudimas kam. Jėzaus vardu. Įsakau lauk. O reveti. Aš skelbiu pilną išgydymą, pilną atstatymą ir įsakau Jėzaus vardu visam organizmui atsistatyti, visiems uždegimams išeiti, visiems žaizdoms sugyti, akniai trauktis, pilną išgydymą, skelbiu plaukų slinkimui, įsakau sustoti Jėzaus Kristaus vardu. Regėjimui įsakau atsistatyti Jėzaus Kristaus vardu. Akiniai šalin, Jėzaus Kristaus vardu skelbiu pilną regėjimo atstatymą ir išgydymą. Įsakau akims matyti gerai ir sveikai, teisingai, taip kaip Dievas tave sutvėrė nuo pačių pradžiausių Jėzaus vardu. Aš įsakau tavo organizmui grįžti pradinę padėtį, kada Dievas tave sutvėrė tobulą, be jokių lygų, be jokių negalių, be jokių sutrikimų. Jėzaus vardu įsakau organizmui tavo sugrįžti tą padėtį, kada Dievas tave sutvėrė ir sukūrė Jėzaus vardu. Aš kalbu žodį išgydymą į tavo gyvenimą. Aš kalbu laisvę tau nuo visų demonų, kuriuos tu paminėjai, nuo visų netyrųjų dvasių. Įsakau nikotino demonė, išeik Jėzaus vardu. Elektroninių cigarečių demonė, išeik Jėzaus vardu. Tu esi melagis, tu esi melo tėvas ir aš sudraudžiu tave ir sakau, išeik iš kiekvieno Jėzaus Kristaus vardu. Aš anuliuoju tavo melus, anuliuoju prakeikimus, kurie atėjo per kraujo liniją į tavo gyvenimą, dėl kurių tavo negalės, nesėkmės, netektis, finansų trūkumas, santuokoj problemos, su vaikais problemos, visus tos prakeikimus anuliuoju ir panaikinu tavo gyvenime ir tavo vaikų gyvenime ir tavo santuokoj ir tavo vyrų Jėzaus Kristaus vardu. Aš nuimu šitą prakeikimų naštą, šitą gaubtą, anuliuoju jį Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu patepimas sutrauko ir sudaužo bet kokį jungą šėtono. Jungas sudaužytas tavo gyvenime. Aš skelbiu pilną laisvę ir proveržį tose sferose, kur buvo stoka Jėzaus vardu.
Ar tai būtų finansai, ar tai būtų karjera, ar tai būtų tarnavimas, ar tai būtų santuoka, ar tai būtų su vaikais santykiai. Aš įsakau atsistatyti, aš įsakau susitvarkyti, aš įsakau Jėzaus Kristaus vardu tamsai trauktis iš tavo gyvenimo. Sudraudžiu vėžį, vėžio demonę, įsakau lauk Jėzaus vardu. Jezabelės dvasia, įsakau lauk Jėzaus vardu. Dvasia panikos, apatijos, negalės, nemigos, migrenos, Jėzaus vardu, mikčiojimo dvasia. Alzheimerio demonė. Jėzaus Kristaus vardu. Įsakau kiekvienai iš jų iki paskutinės išeit lauk Jėzaus vardu. Aurereve tikėjai. Žodžius, kuriuos tu pasakei savo, Jėzaus Kristaus vardu, kiekvieną jų, kurie yra neigiami, kurie atneša tau prakeikimus, dėl kurių tu pjauni vaisių dabar gyvenime savo, aš anuliuoju juos ir panaikinu jų galę ir veikimą tavo gyvenime Jėzaus vardu. Kiekviena malda burtininkavimo, kiekvienas daromas ritualas raganių prieš tave praranda galę ir veikimą tiesiog dabar dėl Jėzaus Kristaus kraujo, kurį skelbiu ant tavęs ir tavo šeimos. Jėzaus vardu. Įsakau baimėms trauktis ir abejonėms trauktis Jėzaus vardu. Aš dėkoju Jėzui, kad jis yra su mumis, kad jo kraujas yra ant mūsų ir Jėzaus Kristaus kraujo pergalė yra tavo, jinai mano, jinai mūsų rankose. Aurereve tikėjai. Kurie turit vaikus su negalėm, tiesiog dabar Jėzaus Kristaus vardu anuliuoju prakeikimą, kuris atėjo per kraujo liniją ir panaikinu jį. Ir anuliuoju jo veikimą šito vaikučio gyvenime Jėzaus vardu, dėl kurio negalės dvasia įėjo. Ir aš įsakau negalės dvasiai išeiti. Tavo laikas pasibaigė. Negalės dvasia, negalės demonė, įsakau trauktis Jėzaus vardu. Įsakau kūnui atsistatyti, smegenims atsistatyti ir grįžti į pradinę padėtį taip, kaip Dievas sutvėrė tave. Nes Dievas nedavė tau gimti tokiam. Todėl Jėzaus Kristaus vardu įsakau visam organizmui atsistatyti pilnai pagal Dievo valią. Tu sukurtas pagal jo panašumą. Todėl įsakau visam organizmui tavo atsistatyti taip, kaip Dievas sutvėrė tave. Jėzaus vardu. Ačiū tau, Jėzau, aurereve tikėjai. Ačiū tau, viešpatie. Dievas yra geras, amen. Jeigu turit kokių dar specifinių prašymų, parašykit komentaruose, dabar aš pasimelsiu už jūs. Aurereve tikėjai, aukeiliai tikėjai, lereve tikėjai. Ačiū tau, Dieve. Dar kai kurie taip ateina tokios... Dar žodis ateina, prisiminiau, kad kai kurie žmonės tokie paniškai gyvena dėl išgelbėjimo, galvoja, o jeigu aš, pavyzdžiui, dabar nusidėsiu, nespėsiu atgailauti ir pateksiu į pragarą. Aš noriu tave nuraminti, todėl kad Dievas jisai nuo to momento, kada tu priėmė Jėzų Kristų, tu patapai jau jo. Ir mums yra pažadėta, kad mes jau gyvensim su juo amžinai. Žinoma, nuodėmės nėra gerai, bet mes visi nusidedam ir aš taip manau, nesinorėtų, bet kad tikriausiai visą gyvenimą, kol gyvensim šitam kūne, mes vis tiek kažkur dar nusidėsim. Nes nuodėmė jinai netgi, žinot, mintis, mūsų reakcija, duok Dieve, kad eitumėm iš šventumą labiau ir labiau. Ir aš nesakau, kad to neįvyks, bet aš tikiu, kad mes iki atitinkamo lygio vis tiek šitam kūne, šitam pasaulyje, vis tiek susidursim su nuodėme. Kodėl tai kalbu? Todėl, kad mums nebūtų reikalingas jau Jėzus. Mums nebebūtų reikalingas Dievas, jeigu mes jau tokie visi šventi pataptumėm.
dvasioje mes šventi, bet tas kūnas vis tiek dar jis yra fizinis, jis yra šitam pasaulyje. Aš nekalbu, kad mums reikia pasilikti nuodėmėse, aš kalbu anaiptol išeiti iš jų, bet aš kalbu tiems, kurie galvoja, to jeigu aš nusidėsiu, nespėsiu atgailauti ir dabar nueisiu į pragarą, tai yra visiškai netiesa. Tau nereikia panikuoti, visiškai baimės jokios neturi būti šitoj vietoje ir aš sudraudžiu bet kokią abejonę ir baimę dabar pat šitoj vietoje Jėzaus vardu tavo gyvenime ir skelbiu laisvę Jėzaus vardu. Kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad nuramint tave. Dievo žodis kalba, aš atpirkau tave, tu esi mano ir tu jau esi mano ir būsi mano amžinai ir gyvensi mano namuose. Amen. Šitoj vietoj dreba netikintis, kurie nepasitikė Dievu, kurie neturi išgelbėjimų, kurie nežino žodžio Dievo ir jie nežino jų pažadų. Ir yra tiesa, jeigu žmogus neįtikėjęs, neįpriėmęs Jėzaus kaip savo gelbėtojo ir viešpačio, jeigu jis staigia mirtimi mirs ir nespės Jėzaus pasikviesti savo gyvenimą ir išpažinti, kad jis jo viešpats, taip jisai nueis į pragarą. Ir dėja, galiu paneigti, kad tokie skaistyklos, maldos kada žmogus jau miręs, jau nebepadės. Jokie pašlakstymai, apšlakstymai ar kunigų, kad ir šimtais jų sukviesti, nebent melstųsi prisikėlimo, kad Dievas grąžintų tą žmogų. Bet jeigu žmogus jau miręs ir meldžiasi, kad ten Dievas išskaistintų, tai yra visiškai toli nuo Dievo žodžių, nes Dievas aiškiai pasakė Jėzus, nemirusiems reikia, o gyviesiems reikia. Ta prasme, jeigu jau mirė, žmogus jau per vėlų, too late. Todėl Dievas įragina mus eiti ir skelbti jo žodį, jo evangeliją, kad visi įsigelbėtų. Tai mes ir esam tie indai, šviesos indai, kurie nešta šviesą į kitus gyvenimus. Amen. Todėl aš nuraminu tave šitoj vietoj. Kitas dalykas, ko nepaminėjau, kai kurie galvoja, o man dabar prakeiks ant kiekvieno kampo, bus prakeikimai. Neužtarnautas ištartas žodis prieš tave neturės galios ir jėgos parašyta. Jeigu tu užsitarnauji, realiai darai kažkokius tai veiksmus ir dalykus savo gyvenime, kurie atveria srautui prakeikimų, ar tai būtų žodinis žmonių, ar tai būtų visiškai, kada tu nepaklūsti Dievui, visiškai toli nuo Dievo žodžio. Sakykime, gyveni tokį gyvenimą, priešindamasis Dievo žodžiui, taip, žinoma, atsivert gali duris prakeikimams, jie yra realūs, jie yra tikri ir tikriausiai kai kurie jau patyrėt jų veikimą. Todėl mums nereikia bijoti, jeigu kažkas šneka žodžius prieš mus, o jų šneka. Nemanykit, kad jūs patiksit visiems, bus tokių, kurie jūs nekęs ir jau dabar nekenčia. Už nieką dėl to, kad jūs patapot tiesiog Dievo. Galit nieko nekalbėti, žmonės jūs nemėgsta dėl to, kad nemėgsta. Ir gali savo burną prakeikinėti, kažkokias kalbėti dalykus. Bet, sako, neužtarnautas prakeikimas, jis nepalies tavęs. Neužtarnautas. Tu nieko dėl to nedarei, bet žmogus tave keikia. Jis neturi jėgos ir galios. Anaiptol tas žmogus tikriausiai pas jį patį grįžti žodžiai, nes Dievo žodis kalba, kad kiekvienas žodis pasakytas jis neprapuola. Jis arba grįžta atgal, ar materializuosis vis tiek, arba jis tiesiog įvykdo, kažkur jisai turi pasisėti ir užaugti vaisius. Todėl, mielieji, šitoj vietoj baimės turi trauktis. Todėl mes esam pašaukti taip, kad specialiai prakeikimų neužsitraukti. Amen. Ir kam reikia išminties, Dievas sako, prašykit ir aš juos suteiksiu. Ir dosniai juos duosiu. Jėzaus vardu. Tai irgi gerai. Amen. Norėjau dar vieną dalyką pasidalinti, bet gal kitam kartui dėl to, kad jau vėlai ir jūs jau taip ilgai išbuvot su manim. Aš tikiu, kad jūs gavo šiandien pastiprinimą. Aš tikiu, kad kai kurios išlaisvino Dievas iš tikrųjų ir jūs šiandien padarėt nuostabų sprendimą. Ir aš tiesiog dabar Jėzaus Kristaus vardu meldžiu kiekvienam, kad tas duris Dieve Tėve uždaryk. Tos, kurios buvo atviros, tos, kurios buvo, tie kambariai buvo užimti piktojo. Aš prašau tavęs, Dieve Tėve, Jėzaus vardu kiekvieno, kuris meldžiasi, kuris įsižadėjo, atsisakė, uždaryk tas duris.
uždaryk ir kad daugiau nebeįeitų joks demonas ir jokia piktoji ir netyroji dvasia. Jėzaus vardu. Ir aš dvasioj tiesiog skelbiu Jėzaus kraujo apsaugą ant tavęs ir tavo šeimos. Uždarau visas duris tavo gyvenime, kurios buvo atviros demonams. Ir prašau tave šventoji dvasia, pripildyk tuos kambarius, pripildyk tas sferas tų žmonių gyvenime. Jėzaus Kristaus vardu savo dvasia. Ir tu gali tai paprašyti pats. Pasakyti irgi, aš uždarau visas duris Jėzaus Kristaus vardu ir kviečiu šventoji dvasia, užpildyk tas sferas savimi. Aš trokštu Jėzaus Kristaus ir trokštu, kad jis viešpatautų. Prašau Jėzau, viešpatauk manyje, taip kaip tu nori ir per mane Jėzaus vardu. Ačiū tau, Jėzau, kad tu išlaisvinai, kad tu pagydai šį vakarą mane, kad tu davei viešpatė laisvę. Jėzaus vardu aš atiduodu šlovę Jėzui Kristui už visus išgydymus, už žodį, už išlaisvinimus, už tai, kad tu gyvas šiandien, už tai, kad tu šypsaisi, už tai, kad tu esi su Dievu ir praeini, ir praeisi, ir dar šlovinsi Jėzų ir skelbsi jo malonės metus. Aš pranašauju ir kalbu tau gyvenimą apšiai ir tavo liudijimas bus išgirstas ir padės kitiems daugeliui atsiversti į Jėzų Kristų. Amen. Palaimas mylėjai. Jėzaus vardu, Aida, aš išlaisvinu tave nuo visų surišimų finansuose, kuriuose yra stoka. Aš įsakau vagiui trauktis iš tavo finansų Jėzaus vardu. Skelbiu visišką pilną aprūpinimą Jėzaus vardu ir prašau tavęs, Dieve, suteik Aidai išminties finansuose. Padėk jai Jėzaus Kristaus vardu. Tu pasakei, Dieve, kad tu rūpinėsi savaisiais. Tu pasakei net nemastyti ir nepergyventi ir negalvoti apie rytojų, nes pats rytojus pasirūpins savimi. Aš dėkoju tau, Dieve, kad Aidos gyvenime visi tie trūkumai, visi ta stoka traukiasi ir paklūsta tavo žodžiui. Aš dėkoju, kad palaiminimo langai atsiveria į Aidos gyvenimą Jėzaus Kristaus vardu. Ir aš dėkoju Dievui, kad jūs visi esat palaiminti. Aida, aš prašau tavęs, tiesiog, aš žinau, tu esi nuostabi sesė Kristuje, turi labai nuostabią širdį. Ir aš žinau, kad tu gyveni tokioje aplinkoje, kuri nėra, sakykime, stipriai tikinti. Todėl aš skelbiu Jėzaus kraujo apsaugą ant tavęs. Visišką apsaugą. Nebijok ir nedrebėk, būk stipri ir ryžtinga. Taip kaip Dievas Izajui sako, būk stiprus. Būk stiprus, nes aš esu su tavim. Tu būk stipri ir ryžtinga. Nedrebėk ir nebijok, nežinok, kad Dievas su tavim. Amen. Jėzaus vardu. Aš dėkoju viešpačiui už jūs. Atsisveikinu ir pavedu Dievui visą šitą vakarą. Kas rytoj dirbat, palaimintos jums darbo dienos, eikite darbą su šypsena, neškit šviesą ir tegul velnias bėga, nes jis šviesos nekenčia. Kuo daugiau šviečia, tuo labiau jis išalinasi. Amen. Todėl, mėlyjei, palaimas jums. Kas norit atvykti sekmadienį, all welcome. Mes turėsim tarnavimą pas mus namuose šį sekmadienį 11 valandą. Ir adresą parašysiu, jeigu kas norės, tiesiog parašykite į Messengerį. Ir laukiu visų, laukiu, kad Dievas darys. Ir laukiu jo! Ir laukiu jūsų. Kas negali, tiesiog junkitės online, kas turit savo bažnyčias ir esate tenais pašaukti, nepraleiskit savo susirinkimų, nes tai Dievo žodis, Dievui patinka, kada mes paskiriam tą vieną dieną jam ir ateiname į jo namus bendrauti su visais vaikais jo ir tiesiog pasiklausyti jo žodžio, tiesiog nepraleiskit. Ir aš dėkoju Dievui. Būkit palaiminti, siunčiu bučkį visiems, gausių jiems palaiminimų ir pranašiškų sapnų Jėzaus vardu. Amen.